Top Sport, Top Sport, Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, dar viena savaitė, dar viena ekspertų ložė, vėl mes trise, Rytis, Ervinas ir Mantas. Tai kuo gyvenam vyrai ir žiūrėjot Super Bowlą per TV6 šią naktį? Žiūrėjau, bet ne per TV6, bet žiūrėjau. Tai jo, iki galo. Iki galo variai? Beveik iki 6 ryto. Bet jau intrigos nebuvo gali? Nebuvo, bet aš labai stipriai sirgau už Philadelphia Eagles, netgi apsivilkau Crystal Palace marškinėlius. Up the Eagles. Aš turiu Crystal Palace toks marškinėlius NFL stiliaus. Tai netgi tą progą pasidarėm Philly cheesesteak. Pirkau labiausiai, kokius galėjau rasti iki parduotuvėje amerikietiškus gėrimus ir užkančius Super Bowlo progą. Tai kadangi pergalės link ėjo ta komanda, kuri norėjau, kad eitų, tai žiūrėjau iki galo, iki kol jau šventė laistėsi ir kėlė tą Lombardžio trofėjų. Bet aišku, man vis tiek vinis buvo renginio, tai Kendriko Lamaro pasirodymas labiau nei pačias rungtynės. Kur tau į tuos topus halftime show reikiuojasi Kendrikas? Labai sunku dabar būtų viską palyginti. Princo niekas nenuneš. Ne, Princo, tai turbūt niekas dar ilgai nenuneš. Manau, kad ilgai nenuneš, bet iš tų pastarųjų, tokių kokių 5 gal pasirodymų, tai labiausiai patiko, nes tai stipriausias vis tiek ir kultūrinis fenomenas ir žinutė bent šiokia tokia neša, čia ne tik, kad ten Dreiko pažeminimas prieš visą pasaulį, bet apskritai bendrai. Bet pacenzūravo šiek tiek žodžius. Tai turėjo cenzuruoti, bet vis tiek pasakė, ką norėjo pasakyti. Žinai, pajungė Samuelį L. Jacksoną, Big Sam'ų, perengė Uncle Sam'ų. Tai, pajungė Serena Williams. Tai į pasirodymą. Geras buvo, bet pačios rungtynės, šiaip iš tikrųjų visas jau rungtynės įdėmiai žiūrėdamas, susikaupęs, supratau, kas ten vyksta, daugiau mažiau šiaip nėra taip jau išsiriškinau daugiau mažiau, tai tik tai, kažkiek sudėtinga yra išgyventas pertraukas tokias, kurios labai daug stabdymų, žinai, ir jie ilgi, nes reikia tas už daug milijonų dolerių nupirktas reklamas parodyti, tai tas jo, bet ištempiau visą iki galo. Tu, kaip suprantu, nebuvai toks sužavėtas. Šūdas, nes sportas realiai iš to pasakysiu, jeigu taip labai atvirai. Aš pažiūrėjau pirmus 2 kėlinius, ten jau po jų jau buvo iš esmės viskas aišku, pažiūrėjau halftime show ir ramiai 4:30 nuėjau miegot. Tai irgi toks rytas šiandien nebuvo labai lengvas, bet, nežinau, kaip įmanoma tokį sportą žiūrėti normaliai. 20 sekundžių veiksmo, 3 minutės pauzė, tai čia toks, sakau, visiškai amerikietiškas produktas, taip kaip aš buvau, atsimenu, beisbolė ir supratau, kad eina visi į tą beisbolą, ne beisbolo žiūrėti, o picų pavalgyti, hamburgerių, alaus padalyvauti loterijose, padalyvauti kažkokiuose ten žaidimuose, šūksniuose, laimės ratus pasukti ir taip toliau, kai ir būdamas antram beisbolo, žiūrėdamas gyvai pirmą, o gyvenime turbūt antrą beisbolo mačą, panašu, kad jau taip daugiau pradėjau suprasti už tuos vietinius, kai kuriuos nes pradėjau klausinėti, tai nelabai jie man galėjo tam tikrus dalykus paaiškinti, nors sakė, kad kiekvieną savaitę einat, tai va taip ir žiūrimas tas sportas, tai aš manau, kad kaip Rytis sakė, ten pagautai tikrai nesudėtinga, aš manau, kad per 2 kėlinius irgi jau taip įdėmiai, su tikrai gerais mūsų komentatoriais lietuviais, patiko man tikrai vyrukai. Nepažįstu nei vieno asmeniškai, bet tikrai paspaušiu ranką, tikrai smagiai komentuoja, vidury nakties irgi nėra lengva. Ta daryti esam patys patyrę, kad tikrai ne pats lengviausias dalykas, bet tikrai smagu, bet, sakau, man tai netalentingų, net sakyčiau, žmonių sportas, aš taip, jeigu reikėtų taip jau, ta prasme, čiūvai bando iš 30 metrų, iš 20 metrų su ranka negali pamesti, ten iš 10 metrų vieną metę ten nepataikė. Blema, aš pažiūriu futbolą, ten per 60, per 50 metrų Hebra lenkia pasus, vakar Pedri ten Ferranui ant galvos tiesiai deda. Ferminui, sorry. Ir tada pagalvoju, sorry, jeigu jūsų čia Mahomesas žvaigždė, čia už Brady geresnis, čia wow, jeigu laimės 3 iš eilės, čia visų laikų geriausias. Tai blemba, nežinau, labai tada man įdomu būtų pažiūrėti, kaip kiti atrodo. Bet labai matai prastai saugojo Mahomesą. Aš tai gal pasiginčyčiau šiek tiek iš to, ką aš supratau ir ką pats Tomas Bradys
analizuodamas rungtynės dėstė, tai blemba, ten tu realiai su tuo kiaulės oda esi kaip kokiam pasaulinio karo lauke. Turi, ieškai kažko galo pakėlės, tavo visus komandos draugus išrankiojo, į tave dar įstumė kažkokį kūną ir tau reikia perdavimo diagonalų tą tikslų paduoti ir kažkas iššoka į tą perdavimo liniją. Tai aš nemanau, kad yra lengva atiduoti tą pasą, jo labiau nėra lengva daužytis, eit kiaurai per kūnus, ten brautis, už kojų ten tave gaudo, ta prasme. Kad ten blemba, porą kartų už marškinėlių kažką timtelėjo, baudas pradėjo švilpti. Ne, tai bauda švilpė už tai, kad trenkė į šalmą. Per šalmą, ne va, tai bet... Tai kam tada tie šalmai, tai trankosi jais, jeigu... Bet ne, tai... Tu gali... suprantu, kai trenkė kažkur tu gali daužyti tą žmogų, kuris nešasi pilkę. Ja. O tų, kurie juda be jos, negali tiesiog daužyti, trankyti, tempti ir griauti. Tai fiksuoja tos pažeidimus, aš ten paskui pradėjau suprasti, kas yra pagal juos nuošalė, ten tas įžengimas lies. Nežinau, aš tai nesutinku, kad yra netalentingų žmonių sportas, aš manau, kad sunkus sportas. Pozicijos ten labai skiriasi, ta prasme, nėra taip, kaip mūsų sportuose, ten krepšinėje ar futbole. Vienas žmogus gali įvairių dalykų turėti įgūdžių paketą, tu ten turi savo misiją ir ją vykdai, išeina ten tas... Eliotas kažkoks vien tam, kad jis pirtų savo ten iš 50-40 jardų tą kamuolį ir padaro ir eina atgal. Tai aš pasakysiu, kad man kaip ir patiko, aš žiūrėčiau gal ir dažniau, jeigu nebūtų tokių ilgų pauzių. Ta prasme, jeigu ten pasikeitė kamuolio kontrolė, vadinkim, ir po minutės mes pratęsim žaidimą, tai būtų žymiai lengviau žiūrėti. Dabar nustom pauzėm, tai jo, aš sutinku, kad čia komercija amerikiečiam taip reikia, ten... Kiek gal 4,5 valandos? Jiem viskas ir sukurta. Panašiai. Pačio žaidimo mažiau gal. Mažiau, tai ta prasme, nes pradėjo žaisti mūsų laikų po pirmos beveik 40. Jo, kažkas. Ir jau baigė žaisti buvo po 5 truputį, tai paskui jeigu ten įskaičiuosi visus šventimus, taip toliau. Bet aš sakau, aš tai Jaleno Hurtso ir Saquono Barklio gerbėjų tapau po šitų rungtynių, nes man tas Hurtsas... Na, aišku, ten visi gyrė tą Mahomesą, bet jam, kaip sakei, sunku buvo. Bet tas Hurtsas Filadelfijos man toks atrodė žiauriai kietas bičas, toks tikras lyderis, toks absoliučiai vis laik susikaupęs, net ir kai laimėjo, visiškai ramus lieka, veda tą komandą, tikrai tų pasų padavė ilgų gerų, tai, aš suprantu, ką ir vis sako. Aš kai kur šaržuoju. Ekspertų neapsimesiu, vis tiek esu diletantas, bet aš manau, kad sunkus yra sportas. Jau nekalbant apie tai, kiek fiziškai iš tavęs tai reikalauja ir kokiam atidaužytom galvom ten jie visi yra. Šiaip tai labai didelės sudėtys, labai daug komandos, ten aš atsimenu, kai važiavo kažkokia koledžo komanda į rungtynes, tai ten į vieną autobusą netelpa dažniausiai viena ekipa. Tai ten tu sudėtis milžiniškai. Jo, bet rungtynių žaidžia nedaug. Rungtynių žaidžia jo. Po 25 per sezoną. Bet dar aš pasakysiu, kad turbūt, kai tu pradedi įsikirsti į tuos visus derinius, nes tuos lapukus ten šiaip turi. Kai tu pradedi juos įsikirsti, aš įsivaizduoju, kad daug įdomiau pasidaro žiūrėti tą žaidimą, nes aš ten, kai jau pradėjau pastebinėti tos tokius paprasčiausius, primityviausius dalykus, kaip tarkim, kad Hurtsas pafeikina, kad kiš kamuolį ten Saquonui ir Saquonas prabėga ir su savim nusiveda du žmonės, kurie patikėjo, kad pasikamuolys. Tu jau pradedi matyti, kur ten iš tikrųjų jie atidirbo, kur ten treneriai sustatė, nes ten parodo tuos štabus. Yra tas treneris, tada tas yra linijos treneris, gynybos treneris, polimo treneris, tada dar viršūnė. Tai taisyklių knyga ten pati viršūnė sėdi ten su planšetėm kažkokie analitikai. Tu suvoki, kiek ten yra viso to darbo, kad tie atletai išėję galėtų teisingose formacijose įsidėstę ten savo varžovus tos laužyti. Tai, Bet vakar nežinau, matyti kažkaip aš ne tas gal rungtynės pataikiau. Man taip vakar šiaip ir man buvo šokas, kai Mahomesas metas sako, čia vienas geriausių gaudytojų ir tam į ranką krenta kairė, bam, atšoko nepagavo. Jo, aš sutinku, vienas buvo tikrai paprasta nepagavo. Su rankom gaudai, su tom pirštinėm limpa tą odą prie tu gavagau. Bet kokiam sportė nepadaro klaidų, tie net ir geriausi. Bet žinai, kai žiūri toks, ir čia sako, čia vienas geriausių lygos gaudytojų iš Mahomeso, puikus perdavimas, ten ant tos kairės, nieko, aplinkui nėra nestumė.
Bet žiūrėk, bet faktas yra tas, kad čia buvo toks ganėtinai istorinis net blowoutas. Super Bowlas neturėtų būti taip į vieną kasą, kaip čia gavosi. Tačiau šito mes negalėjom žinoti. Jeigu ten būtų buvę kova, kur likus 2 minutėm neaišku, kas laimės ant vieno touchdowno. Net aš būčiau tikrai dar pažiūrėjęs iki galo irgi, žinau. Ko gero, kad ir dabar gal ir jausmas būtų kitoks, nes ten jos taip ėdė, valgė. Aš kaip suprantu, čia Chiefsai šiaip jau favoritai buvo, tai... Ne, tai kad jie ten per pirmą... Nedideli, bet favoritai. Per pirmus tos 2 kėlinius ten vieną tą padarė tą tipo metimą, kur jau paskui gauna dar 4 bandymus. Tai vieną kartą perėjo per zoną. Tai čia per 2 kėlinius. Jos valgė, ten tikrai stipriai valgė. O šiaip... Bet Filadelfija buvo geriausia gynyba visą sezoną. Jo, tas buvo akcentuojamas. Tas ir laimėjo. Ir pademonstravo ir sakė Hartsas po rungtynių, kad gynyba čia pas mus šitam sportė, sakė, kaip visose sportuose gynyba laimė titulus, tai turbūt... Tai va, ir Dalasas irgi bandys parodyti, kad gynyba laimė. Jo. Ir aš pasakysiu, kad dar, ko nepaminėjau, už ką reikia pagirti Kendricką Lamarą, kad kai tu matai žmogų 13 minučių nuoširdžiai be įkvėpimo tiesiog repuojant ir tu girdi net kvėpavimą į mikrofoną ir visus šnopavimus, tu supranti, kad žmogus gyvai tai daro, nes atėjo Siza su juo kūrinį padaryti, tai nifiga ten nedainavo. Jo. Ten tas labai jautėsi. Ėjo fonogramą, čia kaip ir Jano Super Bowl pasirodymas, ten yra 90% tiesiog fonogramos, 10% jinai ten kartais vieną eilutę surėkė. Tai na, aišku, jinai ten, man atrodo, jinai laukė šitą dainavą. Bet čia atėjo bičas tiesiog su choreografijom paruoštom, viskas išrepavo. Aš tiesą sakant, kai Lenkijoje buvau jo koncerte, tai tas koncertas toks ir yra, jis beveik vienu įkvėpimu atsistoja valandą, repuoja visus savo gabalus. Čia, aišku, į 13 minučių turi sukišti ten 8 dainas, tai ten jau labai toksai mišrainė, bet jo, K-Dot šaunuolis. Turėjom porą klausimų apie Super Bowlą. Paulius Jakelis sako, ką apie Mahomso pasirodymą mastom. Aš tai labai džiaugiuosi jo šituo fesko, nes šiaip Patrikas Mahomsas, kas man dar padėjo pasirinkti už kas sirgti, tai yra Jobanas Trumpo bipčiulpys, tai su visa savo šeimyna gali eiti toliau fotkinti su savo to degeneratų prezidentu. Po tokio pasirodymo, tai sveikinu tiesiog. Čia stiprus buvo. Man tai pasirodė kaip mėgėjas tiesiog. Aš žiūrėdamas jį galvojau, kad realiai ir aš taip galiu pamėti tikrai. Vakar žiūrėdamas jį tikrai tokią mintį savo. Jo varžovas priešingoj pusėje vieną davė pasą touchdownui. Per jo, per 50 ar 40 ten kosmos. Ir daryti, sako, tai kaip su tuo NFL-u? Žiūrėjot Super Bowl, laukėt halftime show, ar jūs labiau Drake'o fanai? Ne, tai jau man atrodo atsakytas buvo šitas klausimas. Atsakytas buvo šitas klausimas. Drake'as tegul lieka Kanadoje, Toronte. 2016 beje, kai buvau su mainais Jungtinėse valstijose, mes turėjom užduoti, kaip tik irgi buvo antras pusmetis ir Super Bowlas ir mums vienoj paskaitoj davė dėstytoja, šiaip labai kieta dėstytoja, jinai yra Jungtinių valstijų lengvosios atletikos federacijos komunikacijos vadovė ir mums buvo užduotis tiesiog pažiūrėti Super Bowlą ir tipo parašyti rašinį apie savo įspūdžius. Ir aš pirmą kartą, tiesą sakant, tada žiūrėjau Super Bowlą, anksčiau niekada nebuvau matęs. Ir aš jaučiau tą visą hypą, žinai, nes tipo ten jau vis tiek jau visi laukia kažką, žinai. Tai mano visas rašinys buvo apie tai, kad tai yra absoliuti nesąmonė dėl to, kad pirmoji vietoje yra halftime show, kitą dieną susitiku žmonės, antroji vietoje yra reklamos, kas kokią sukūrė, o trečioji vietoje yra, kažkas dar ir taurę laimėjo. Tai mano buvo apie tai, kad kur sportas pas jūs visam šitam, žinai, reikale. Ir aš ten, tokį gan piktą parašiau ir tada ateinam į tą paskaitą, jinai mane sako, man tai sako, gal galim už durų pakalbėti. Aš taip sakau, okei, galim. Išeinu, sako, žiūrėk, ne į lauką. Sako, žiūrėk, sako, man labai patiko, sako, tavo rašinys, sako, norėčiau prieš klasę jį paskaityti. Gerai. Tai va, tai biški kitokio gal požiūrio aš ten numečiau, tai patiko tada dėstyti, bet man tai nelabai patiko visas tas, kur, įsivaizduokim pasaulio čempionato finalas, ne, ar ten čempionų lygos finalas. Ir visi kalba apie kas per pertrauką ten dainavo. Kaip žinai, kaip Olivija Rodrigo surengė pasirodymą ir kaip DHL'as reklamą padarė. Ne, tai per fulę tai iš vis būna geriausia, kad ten
tie dainininkai, jų realiai visi net nekenčia, nes galvoju, ko jūs iš vis atėjot, kam čia reikėjo tos dainos. Tai, žinai, Niekas nepasigestų. Jo, nebūtų ir nebūtų, žinai, ten. Bet jie ten gerai padaro prieš finalą. Jo, žinai, tai čia tas Jo, taip. Bet toks vis tiek būna. Pertrauka ir viskas. Na, man tai dar patiko, kad ir Tayloras Swift, kaip sakant, parodė, kad negalima išdavinėti savo jaunystės komandoje. Jeigu sirgai už Filadelfiją, dabar čia perinin, dabar aš, pavyzdžiui, sirgau už Realą nuo vaikystės, turėčiau ten, nežinau, draugę ar žmoną, kuri žaistų už Barsos femininą, aš tikrai nesirgčiau už tą Barsą. Nu, dabar taip sakai, man tikrai neskamba. Dabar taip sakai, aš irgi nemanau, kad tikrai nesuduočiau Realą. Su mėlynai granatiniai sėdėtų, atsisėdė čia. Skamba prastai, tavas, kas tu tas Realas, nei tu iš Madrido, nei iš Varėnos, ką tu tas Realas gyvenime. Susigalvoji vaikystėje komandas pagal beleką ir čia tipo tavo mylimo žmogus žaistų už kitą klubą, tai jau, nenupirkai mane su šituo. Pasakai tokį hipotetinį variantą, kurio realybėje nebus, vis tiek praktikoje nepatikrinsim ir, žinai, lengva, numetį. Tai gerai, dukra tavo išvažiuoja į Barsos akademiją. Dukra kitas dalykas. Nežinau. Apie ką mes šnekam? Bet Taylor liko be titulų iš vis. Taylor jo, ir Grammy, kur galėjo laimėti. Ir nušvilpė dar ją. Ir dar nušvilpė dabar. Naujajam Orleane. Beje, aš dar turiu gerą žinią mūsų klausytojams, kurie labai norėjo mūsų Spotify, Podbean ir visur, tai esam jau ten. TV3 LT tinklalaidės yra toks puslapis, toks, akauntas, tai jame rasit visus įrašus, jau praėjusi laida irgi ten yra, gal ir užpraeitą netgi yra, dabar tiksliai nepasakysiu. Tai jeigu norit klausykit ten, o praeitą pirmadienį po mūsų laidos dar įvyko Lietuvos futbolo geriausių jų apdovanojimai, sukėlė labai daug aistrų, neišsiplėsim tikriausiai per daug. Daug aistrų jie sukėlė? Jo, nes Armandas Kučys negavo geriausio ir buvo žmonių, kurie sako, kad tai yra apiplėšimas. Ką jūs manot apie tai? Čia kas tie žmonės? Armando tėtis šiaip daugiausiai reiškiasi, tiesą sakant. Jeigu tu būtum tėtis, tu irgi turbūt sakytum, kad apiplėšimas, bet jeigu taip labai neutraliai. Bet šiaip mačiau ir daugiau, ne tik tą. Na, nežinau, čia aš sutinku, kad gali būti kažkokia diskusija, gal. Diskusija šiaip, bet gerai, kad yra diskusija. Jo, tai vieni gali kalbėti taip, aišku, gal aš sakyčiau, Edgaras Utkus buvo toks neįvertintas, apie kurį iš vis nelabai kažkas kalbėjo, aišku, tų traumelių buvo, bet vis tiek irgi tai yra žaidėjas, mano nuomonė, tai turbūt Belgijos lyga yra mes matai, kai mažai matom, taip, tas plius gynėjas. Jo, tai tas yra, kad, žinai, Kučio matom įvarčius ten kažkur tai, o Utkaus to žaidimo, žinai, Belgijos čempionato turbūt taip fofan nežiūrim, nes ir taip to futbolo jau daug tenka pamatyti, tai turbūt taip ir nesimato. Konferencijų lygoje, aišku, irgi tie pasirodymai, žinai, geri, tai man gal tik tai, kad toks visiškai užmirštas buvo, aš dėl to gal taip sakyčiau, sutikčiau, o šiaip tai, mano nuomonė, tai tikrai šiuo metu geriausias žaidėjas, didžiausia įtaka Lietuvos futbolui bendrai visomis prasmėmis, tiek ir žaisdamas rinktinį, tiek ir turbūt rodydamas jaunąjį kartą savo žaidimą serijoje A ir skatindamas ir rodydamas save kaip jau tokią naują žvaigždę, tai aš manau, kad yra visgi Gvidas Gineitis. Man tai klausimų šitas dalykas nekelia. Tikrai Kučio labai geras sezonas, proveržio metai, fantastiškai žaidė rinktinėje, įvarčius muša ir celė ir geras persikėlimas, viskas tikrai puikiai. Bet mes turim suprast, kas yra Slovenijos čempionatas ir kas yra Italijos čempionatas. Turbūt visgi yra labai didžiulis skirtumas tarp šių lygų. Mačiau, kad parodykit Gineičio įvarčius, ir pozicijos, tai gerai, dabar kitos pozicijos. Rodri irgi tapo geriausiu pasaulyje, tai irgi gali sakyti, ten primušė 20, 50, 100 futbolininkų daugiau įvarčių primušė negu jis, bet tai ne apie tai kalba. Jo, šiaip aš po tų apdovanojimų, kai mačiau tos komentarus, tai man buvo vienintelė mintis, kad man atrodo, kad truputį net ten yra koncentracija, nes laimėt smagu geriausio Lietuvos žaidėjo prizą, bet man atrodo, kad tas platusis kontekstas, kad mes jau dabar turim Gineitį seriją A ir turim žaidėją, kuris sulaukia dar tokio palaikymo, kad ne jis yra geresnis, tai čia man atrodo tiesiog Lietuvos futbolui gerai ir man atrodo, kad reikia galvoti, kaip dar daugiau turėti Gineičių ir Kučių, o ne bandyti kažkurį čia išdergti, nes kitas yra geresnis. Tai mano tokio nuomonė, o šiaip tiesą sakant, tai aš net
kažkaip visiškai nesureikšmino, kas laimėjo tą geriausią. Aš tai irgi nelabai sureikšminu, bet sakau, jeigu mano nuomonės reikima, aš irgi balsuočiau už Gynėtį, antroje vietoje taip pat dėčiau turbūt pagal šį sezoną Kučį, trečią dėčiau Utkų, taip turbūt sudėliosiu. Apie Utkaus buvusį trenerį vėliau pakalbėsim. Ar žinot, apie ką kalbu? Ne. Apie Mironą Musličių, kuris Liverpoolį įveikė. Okay. Jisai seniau treniravo Briugę. Tai va, o ką mes dabar turim? Mes turim dar Angliją ir ten, aišku, Karabao taurės finalininkai paaiškėjo, Newcastle'as susitvarkė su Arsenalu, kaip ir pirmose rungtynėse, taip ir antrose 2-0. Tik šį kartą jau namuose šventė pergalę, o Liverpoolis padarė tai irgi namie, ką turėjo padaryti po pralaimėjimo Tottenhamo stadione, kur patyrė pralaimėjimą 0-1. Namie 4-0 ir ten didelės intrigos nebuvo, ypač rungtynių pabaigoje, kai krito 3-4, tai jau viskas tapo aišku. Ir nežinau, ar čia kažką dar labai išsiplėsi, man atrodo, kad Newcastle'ui Karabao taurės finalas bus svarbesnis nei Liverpooliui vis dėlto, čia man atrodo irgi aišku, nes Liverpoolis turi 2 kitus turnyrus, kurie yra ženkliai svarbesni, kur gali patriukšmaut, Premier lyga, Čempionų lyga, Karabao taurė būtų toks kaip pliusas prie kažkurio iš tų kitų dviejų. Kaip pernai žaidė finalę, ne, su United? Chelsea. Ar... Pernai Karabao finalas buvo Chelsea Liverpoolis. Ai, tai prieš 2 metus buvo Newcastle'as su United. Newcastle'as su United buvo, jį laimėjo United, tai Newcastle'as sugrįžta ir šiaip, Newcastle'as gan didelis klubas, bet labai seniai nelaimėjęs jokio titulo apskritai, tai jiem čia didelis įvykis, juolab, kad jie nežaidžia Europoje šį sezoną, tai nei labai kažkam tauposi, nei ką, nors taip ten Premier lygoje toj konkurencijų dėl 4 stipriai dalyvauja, FA taurėje irgi toliau žengia į kitą etapą, bet manau, kad finalas geras vien jau tuo, kad atvyks 2 labai stiprios ir galių bazės, labai triukšmingi ir aistringi yra tiek Newcastle, tiek Liverpoolio fanai, tai kiek įmanoma Wembley'e, toj didžiuliai aplinkoje, kur gerą atmosferą, manau, tiek ir pakurs. Tai geri tripai bus abiem. Nu jo, visi pakeliaus iš skirtingų pusių Anglijos, bet ką žinau, pelnyti abi komandos laimėjo savo pusfinalius, tikrai nėra ką sakyti, ten Tottenhamui pasisekė, kad kažkaip nepraleido įvarčio pirmose rungtynėse ir turėjo bent jau tą trapę persvarą, bet... Tas ir Bergvalo epizodas. Jo, ir šiaip ten Kinskis kiek ten traukė, o Enfield'e matęs nuo pirmų minučių, kad ten lipa, neįmušė iš pirmos progos, iš antros, iš trečios, bet negalėjo taip tęstis amžinai. Ir manau, kad netgi tas 4-0 yra pakankamai dėsningas rezultatas pagal rungtynių eigą. FA taurė dar įvyko. Monza beje vėl pasėmė Nestą trenerių. Ačiū, kad pranešė. Gruodį paliko klubą, o vasario 10 sugrįžta prie vairo. Tai va, Italija. Super. FA taurė, Manchester United išsigelbėjo prieš Leicesterį per pridėtą laiką Maguire'o įvarčių galvą. Iš nuošalės. Van Nistelrooy'us gerai pasakė, kad sako, ne per Fergie time'us nugalėjo, per offside time. Nėra varo, kas nežino, dar šitose FA taurės etapuose nėra varo ir netgi 2 Premier lygos komandom žaidžiant jo nėra. Ir, Maguire'as, nepasiginčiusi su to, kas akivaizdu, tikrai pelnė įvartį iš nuošalės. Bet ten net keli United žaidėjai nuošalės, jau čia arbitras jau galėjo toks, tokioj vietoj. Čia toks jausmas, kad, jie pripranta teisėjauti jau prie to varo ir tada jau taip kažkaip žiūri į tą situaciją, gal kitaip, nes, blema, ten atrodo, jeigu taip būtum 50-50 galvotum, ten, ar čia buvo ar ne, tai tu matydamas, kiek tų raudonų yra arčiau vartų, ten, tai tikrai jau keltum labiau nuošalę, negu nekeltum. Bet... Tu žiūrėt, kas ten teisėjavo, jeigu ten arbitras, kuris gauna paskirimus ir ten championship'e kokiam, tai jie sezono metu be varo dirbo. Salisbury's teisėjavo. Ne, Salisbury's. Tai va, tai jeigu jisai su visa brigada jau yra atpratę nuo to, kad kilnoja vėliavėlės asistentai, nebūdami 100% užtikrinti, tai tada gal ir taip gaunasi. Aišku, ir vartininko žaidimas man nepatiko toj situacijoje. Tiek laiko kamuolys skrenda ir tau muša jau beveik nuo vartų tos linijos. Ten okeitas žemą tokį papjovė ten Bruno Fernandešas, bet, mano nuomonė, ten ypač kai turi tiek erdvės, nes visi kiti stovi ant 20 metrų, tai tu turi išeiti ir pasimti tokius kamuolius, arba bent jau iškumšiuoti, nebūtinai ten gaudyti, bet tokiu metu aš manau, kad ten ir vartininkėlio klaida buvo.
Jo, Brightonas Chelsea nugalėjo 2-1, Bartas Verbruggenas įspūdingai kamuolį gaudė Holandas pirmo įvarčio epizode. Iš krašto perdavimas, gaudydamas kamuolį, sugebėjo įmesti į vartus. Bet, kai sekasi Palmerį, tai jau sekasi, žinai, krenta. Bet tada 2 įvarčiai, Ruteras, Mitoma ir Chelsea eliminuotas. Šiaip šitos rungtynės skirtosi su Madrido derbiu, bet kaip supratau, net ir mano šeimoje buvo, kas įsijungė FA taurės mūšį, kas mane nustebino ir nuliūdino. Gal buvo ir kas Eurovizija tuo metu žiūrėjo? Nemanau. Ne, vis tiek rinkosi labiau šitos. Aš manau, kad kažką iš šitų bent. Tai va, aš būtent Brightonas Chelsea ir nemačiau, nes Madridas vis tiek buvo svarbiau, įdomiau tuo metu. Jo. Bet šiaip apskritai kalbant apie Chelsea, gal reiktų taip trumpai staptelti, kad labai pakrito jų sportinė forma, kaip atrodo dar visai neseniai, prieš kiek čia, prieš pusantro kokio mėnesio mes dar kalbėjom, kad prieš 2 gal, prieš pusantro dar gruodžio vidury, realiai prieš tą visą jau kalėdinį laikotarpį kalbėjom, kad Chelsea čia atrodo tokia vos neužtikrinta antra komanda dabar Anglijai, ten su Chelsea, su Arsenalu, o taip, ten pirmos, antra, trečia vieta, turbūt Liverpoolis ten pabėgs, bet taip atrodė, o dabar, pažiūrėk, jau Čempionų lygos vietos po truputį jau plaukia. Ir, kaip grįžo? Grįžo, bet į 4 vietą, aišku. Taip, bet turiu omeny, kad jau toks ant ribos, jau žiūri ten, žinai, City's formelė kažkokia tai vis tiek geresnė, šiek tiek pagauna, ir jau galima diskutuoti, kaip čia jiems seksis. Paims konferencijų lygą, rami galvo. Konferencijų lygą paėmus tik Europos lygą. Bet žiūrėk, ten jie dabar turės greitų metų, mačiau iš eilės 2 rungtynės namie su Leicesteriu ir Southamptonu, tai atsigaus psichologiškai, bet faktas, kad ta forma jų atrodo pakritus, net ir to paties Palmerio. Jie ten prieš West Hamą išlindo praėjusi pirmadienį vakarinėse tose rungtynėse, bet nėra, kad ten super gerai kažkaip žaidė, ten dar ir labai pasisekė, ypač su tuo įvarčiu į savus vartus. Tai aišku, jiem labai reikėjo tų 3 taškų, bet kita vertus, Brightonas išvyko nėra labai geri FA taurės burtai, bet kas turbūt išvyko gali pralaimėti Brightonui tas 1 rungtynės ir beje, su to pačiu Brightonui išvyko dabar jau 5-dienį turą atidarinės Premier lygoje, tai galės bandyti revanšuotis. Man tai tik dar ko labai gaila, kad Kristoferis, Nkunku, visiškai nepanašus į tą žaidėją, kurį aš prisimenu Leipzigė ir labai gaila iš tikrųjų žmogus, kur jau atrodo Prancūzijos jau rinktinį jau buvo toks, jau pradėjęs kabintis ten į startinės pozicijas ir taip toliau, atrodė, ten aišku tada ta trauma Leipzigė, tas toks sudėtingas laikotarpis Chelsea, bet dabar irgi tu pažiūri, ten ta situacija buvo, kai jisai gavo kamuolį, kai Palmeriui ten permetinė. Ten, ta prasme, durkitos vartus savo tą kairę koją šokinėjantį kamuolį ir viskas, ir toks, koks buvo Nkunku anksčiau, tai būtų ten su skambučiais tą kamuolį įnešęs į vartus, o čia kažkas sugalvoja, toks visiškai atrodo. Įdomu, dar balioną nešasi į aikštę, ar jau žino, kad neprireiks. Per konferencijų lygą ketvirtadieniais būna balionas. Tik ketvirtadieniais jau pasirinkti. Bet žinai, man atrodo, pradeda jaustis tas Chelsea keistos komplektacijos neigiamas faktorius, kad geri žaidėjai nėra ritme, nes jie nėra saugus dėl savo vaidmens komandai. Ir tu turi vėl jau dabar yra tų situacijų, sausio mėnuo, tai Žao Feliksas išsiųstas į Milaną. Tai kam iš vis buvo pirktas tas Žao Feliksas? Koks buvo planas įperkant, jeigu tu žinai, kad treneris mato Kaulą Palmerį 10 kraštuose konkurencija ir taip didelė, o Žao Feliksas net nėra labai jau ten vingeris krašto toks žaidėjas, kaip tik labiau būtų Palmerio pozicijoje ir dar tu turi tą patį Nkunku. Tai va, man... Ir dar tada pasiskolino Sančio. Jo, Sančio, tai jau visiškai kairio krašto vingerį, jau tokį jau gryną, ir tai yra ten netų nupirktas už 50 milijonų. Tai va, pradėk mąstyti, kam iš viso buvo reikalingas tas Žao Feliksas. Ar čia kažkokios varkės tiesiog susuktas su Atletiko? Mes tai nesukam varkį. Ne. Aš nežinau, aš tik tai keliu teorijas, nes iš sportinės pusės tai aš nesuprantu, kam pirkt Žao Feliksą. Aš irgi šiaip nežinau. Palaikyti ant suolo pusę sezono ir tada išsiųsti Milaną. Ne, čia buvo tokia, manau, žinai, vos ne kaip užeini į parduotuvę ir žiūri 3 nuolaidą. Blemba, kažkada 120 kainavo, dabar už kiam. Reikim, gal ne visai tinka, gal toks žiūri, kad lyg tai gal Emo labiau reikėtų, bet Elas, bet panešiosiu, žinai, vis tiek nebloga kokybė, čia matosi kažkiek. Firma gera. Firma gera, portugališka. Bet paskui dar sausio mėnesį, kai buvo tie visi gandai, kad jie Garnačio bando pirkti, jau man iš vis buvo akis ant kaktos iššokusios. Tai kur jie tą Garnačio būtų dėję dabar?
Gynybai, Šiaip Garnačio beje, grįžtant prie Man United rungtynių, kokio įvarčio negavo, kai gražiai susitvarkė šiaip baudos aikštelė, viskas ten gerai buvo padaryta, rikošėtas per vartininką, kamuolys peršoko ir tada Lesterio gynėjas išnešinėdamas kamuolį beveik nuo linijos Okolį jo į skersinį davė ir iš vartų, ne į vartus. Tai buvo netoli. Aš sakau, man atrodo, ir tam pačiam Nkunku, kad jis atsigautų visiškai, turbūt reikės. Ar nuomos į Bundesligą, į Leipzigą, ar jau visiško perėjimo į kažkurį klubą. Nežinau, kas jį pirktų dabar ir kokią sumą, bet nes čia man sunku. Kiek jie metų? 27. Man sunku dabar matyti jį kaip Nikolai Jacksono dublerį vidurio puolėjo pozicijai. Kažkoks nonsensas. Man irgi nelabai jau. Aston Villa Tottenhamą įveikė 2-1, pirmas įvartis, kaip ir nebloga pozicija Ramsey, bet Kinskio žaidimas neįtikinantis ir vėl jo Kinskis, tos pirmos kelios rungtynės labai geros buvo jam, o paskui kažkaip tų klaidelių vis daugiau. Uždėjo ir antrą Rodgersas ir paskui Matisas Telis. Jau per pridėtą laiką, bet jau Tottenhamui kaip ir nebuvo. Vila jau turėjo ant suolo naujokų savo Rashfordą, Asensijo, bet prarado Konsą ir pas juos dabar vidurio gynėjų krizė. Panaši kaip Tottenhamą buvo jau užklupus vienu metu, nes dabar... Kamara dabar nuleidai buvo. Jo, Kamara nuleido, nes šiaip pas juos traumuoti yra Pautoriosas, dabar Konsa traumuotas, Minksas traumuotas ir Diego Carlosas. Tai ten iš vis nėra vidurio gynėjų. Tam Bogardą išleido paskui. Tas Bogardas, aš kiek matęs esu, jis atraminių iš vis žaidė. Aš mačiau rungtynės prieš Arsenalą, kai jis dėl traumos Amadou Onana keitė. Ir žaidė atraminių saugų, tai vėlgi... Tai dėl atraminis realiai sužaidė. Jo, jau Emeris jau ten gramdo, ką turi. Tai ant suolo pažiūrėk, ten iš žaidėjų beveik nebėra. Tai dabartiniai situacijai, tai čia Aston Villai didžiausias laimėjimas, kad jie prašoko tą Čempionų lygos dar vieną etapą, nes jeigu dabar jie su šita traumų situacija turėtų eiti žaisti prieš, nesvarbu, ten Feyenoordą, Milaną ar ką, galimai ir pakristų, dabar turi laiko iki aštuntfinalio, išsigydys kažkas geresnė bus gal situacija ir kitokią Aston Villą matysim. Bet, kaip suprantu, Indžui vis dar šiandien kiek irgi skaičiau, kad negresia kažkokios ten permainos. Jeigu net leidai ten, kai Premiership'e krenti 15 vietą namie pralaimėjęs Lesteriui, tai po iškritimo iš FA taurės. Prieš Aston Villą dar jo labiau. Leidinėt, tačiau. Beje, šiaip kalbant apie visus turnyrus, Tottenhamas yra iš visų Anglijos klubų daugiausiai laiko duodantis žaidėjam 18 arba jaunesniem. Jau virš 4000 minučių, Arsenalas yra antras su 2000, tai dvigubai daugiau. Tai gerai gaus tos solidarumo lėšų. Solidarumo lėšų. Jo, trečias beje yra šitoj lentelėje, spėkit kas. Chelsea gal koks? Ne, Chelsea ketvirtas. Ketvirtas. Ir Aston Villa penkta, bet Aston Villa jau ten 440 minučių, o trečias Manchester United 1632 minutėm yra outsideriai Premier League. Southamptonas, taip. Tai va. Nu jo, ten yra jaunų tų žaidėjų. Ir ką, keliaujam į didžiausią sensaciją šio savaitgalio. Ir tai nėra baudinys į Madrido Realo vartus, tai yra Plymuto pergalė prieš Liverpoolį 1-0. Hardy realizavo baudinį, už žaidimą ranka jį paskyrė arbitras be jokių ten dvejonių ir teisingas buvo sprendimas, aukštai pakeltos rankos. Antra didžiausia sporto pergalė Plymuto miesto istorijoje po 2012 metų. Ar įvardinsit, kas įvyko tada? 2012? Jo. Regbi gal nors kažką laimėjo? Ne, Rūta Meilutytė tapo olimpinė čempionė. Tuo metu dar Plymute. Taip. Tai palauk. 12 Londone. Tai tokių faktų patraukė netgi. Nu, čia šitas jau toks pratmušinis patiko man. Taip. Šiaip nuostabus Nikola Katičius yra žaidėjas Plymuto. Čia tas, kur už Rangerių žaidė? Jo. Stovi po rungtynių, Intervo duoda su vartininku. Vartininkas irgi ten stebuklingas rungtynės sužaidė. Tai... Neveltui azaras. Ir Nikola Katičius pradeda interviu 2 F-bombom.
tiesioginėme eterį, tada pasako, kad kai aš atvykau į komandą, šitas vyrukas ten plekšnoja per petį vartininkų, sako, man nepatiko, nes sako, jisai labiau už Celticą, sako, aš už Rangerius. Ir dar kas buvo, tai kad dantį prarado tose rungtynėse Nikola Katičius. 11 kartų galvą išsivalė baudos aikštelį. Katičius daugiausiai prieš Liverpoolį nuo 2020 metų, kai Liverpoolis žaidė prieš Madrido Atletico ir tą darė Stefanas Savičius tose rungtynėse. O taip pat. Tai va. Šiaip Plymutas sezoną pradėjo tai su Wayne Rooney. Taip, ir ne taip ir seniai šiaip buvo nuimtas. Ne taip ir seniai buvo nuimtas, pakeistas jo. Aišku, sensacija ir Plymouthų didžiulė šventė, bet Liverpooliui greičiausiai labai neskauda dėl to iškritimo, žinant jų tvarkaraštį, jų situaciją ir, Arne Slotas taip viską sustrategavo, kad turim 3 rungtynės dabar per 7 dienas. Buvo Karabao taurė trečiadienį, kur reikėjo laimėti namie, kad išeitum į finalą, ten leido stipriausią sudėtį. Dabar šį trečiadienį laukia Merseyside derbis Premier lygoje, tos nukeltos pirmo rato rungtynės, kur reikia 3 taškų, principinis varžovas. Ir kai tu rinkaisi strategiškai iš šitų 3 rungtynių vienerias, kuriuose leisi silpnesnę sudėtį, lengvas turbūt sprendimas buvo tose vidurinėse savaitgalio rungtynėse prieš Plymouthą pasirinkti tą atsarginių žaidėjų kolektyvą, kuris, negali sakyti, kad ten visiškai be kokybės. Vis tiek tu, matydamas prieš Championshipo komandą, ten Kieza, Žota, galvoju, kad pralauž bent jau tą gynybą kažkurio metu, bet nepavyko, Plymouthas sukovojo fantastiškai, nusipelnė, aišku, to, ką turi. Bet sakau, Liverpooliui, ne tie metai, kai labai skaudėtų dėl iškritimo iš FA taurės. Nors taip, kai tu ten iškenti prieš Championshipo komandą, ten kitų Premier lygos klubus ir gali ten turi moralinę teisę iš tave šiek tiek pasišaipyti, bet tu lengvai jam atsakai, rodydamas turnyro lentelę tiesiog ir viskas. Aš irgi sutinku, kad čia labai kažkokių tai didelių, kažkokių tai tragedijų tikrai Liverpool'ui negali būti ir net gal net ir geriau, nes kartais, kaip mes matėm, būdavo tų sezonų, kai bandydavo apriepti, atrodo, visus. Tai pernai, titulus tas pats pernai dėl visko kovojo, bet liko tik su Karabao, bet ten aišku, gal tiesiog ir nepasisekė šiek tiek ir tų traumų per daug buvo, bet jo, taip jau buvo. Beje, Opto skaičiavimais Liverpoolis yra komanda numeris 1 šiuo metu pasaulyje. Pagal pajėgumą. Čia gal net optos nereikia. Čia optos nereikia, optikos užtenka. Pažiūri 2 lenteles. Aš link tu spėkit, kurioje vietoje yra Plymouthas jų skaičiavimais. Geriausių pasaulio komandų reitingė? Jo. Koks 512? Ne, gal palauk. Taip jau stipriai, ne, gal koks 230. Pasakysiu, kad Rytis per 10 pozicijų buvo. 522 vietoje šitam sąraše. Šiaip logiška, nes kai tu pagalvoji, tikriausiai už juos aukščiau ten stovės visokios ten Belgijos lygos komandos, Anderlechtai, Briugės. O tai dar prisiminkim, kad žinai, ten Pietų Amerika, čia irgi įskaičiuoja, jeigu pasaulį, žinai. Brazilija, viskas, ten Meksika, taip. Saudo Arabija, ta pati, su Johnu Duranu. Su Johnu Duranu ar be jo, taip. Yra reikalų. O Mironas Musličius, bosnis treneris, kuris Wayne Rooney pakeitė, kaip ir minėjau, buvo Edgar Outkaus treneris Belgijoje prieš tai. Ir tai yra bosnis, bet bent jau Wikipedijoje, jeigu tikrinsit, yra Austrijos vėliavėlė prie jo. Būdamas 9 metų jis su šeima buvo priverstas bėgti. Per naktį, sakė, reikėjo daiktų susirinkti ir sprukti iš Bosnijos, nes tada serbai pradėjo tą savo atakas ir žudynės 92 metais. Emigravo visa šeima į Austriją, buvo labai sudėtinga ir sako, dabar kas vyksta futbole, sako, man nieko nėra sudėtingo ir niekas netrodo sunku ar kažkaip beviltiška, kalbant apie sportą, kai sako, esu praėjęs visokius tokius dalykus ir sako, dėl to bandau visada per tokį pozityvą viską daryti, nes, sako, man atrodo, kad sportas turi būti apie tai, o ne apie kažkokią kančią, nes, sako, kančia yra kitur. Bet yra trenerių, kurie mėgsta kentėti, mėgsta kentėti. Jo, bet jie gal nėra refugees, žinai. Nėra, nebent jeigu traktuosim iš Kauno pabėgimą. Į Jungtinės Amerikos valstijas studijuoti. Stambulo treniruoti. Jo. Tai va, tai Anglijoje tokie reikalai. Aš norėjau vis dėlto paminėti Lyton Orient įvartį iš beveik vidurio aikštės. Jo, beveik iš aikštės vidurio, ta prasme. Gaila, kad tokie įvarčiai įrašomi vis tiek yra į savus vartus vartininkui, nes nuo skersinio į užpakalį Ortegai kamuolys atsirinkė, bet
tas bičas, kur tas smūgį padarė, ilgam tikrai atsimins. Ir Man City's turėjo šiaip vargo su League One komanda. Irgi ten, aišku, sudėti leido eksperimentinę, ten iš karto naujokus metė į aikštę. Atsidarė gynėjas. Kusanovui ten į nugarą, ar į kur pataikė kamuolys tiesiog. Bet Vitoras Reisas, tas 19 metais jų Brazilas, sudebitavo vidurio gynėjo pozicijai, o Niko iš esmės vietoj Rodri įsigytas atraminis saugas iš Portų klubo tiesiog traumą gavo. 21 kažkur minutę gavo traumą. Panašiai kaip Anthony Davis. Baigė pasirodyti panašiai. Bet Anthony Davisas iki traumos, kokį ten demonstravo lygį. Wow, buvo įspūdinga, bet, nebūtų jis Anthony Davisas, jeigu negautų traumos tiesiog. Ir ką, vyrai, gal einam prie dramblio kambarį. Keliamės į tai, kas įvyko Santiago Bernabeu šeštadienio vakarą. Realas priėmė Atletico. Pasidalino komandos po tašką ir dar vienas dramblys kartu esantis kambarį, tai tas baudinėlis. Ir paprašęs klausimų šiandienos mūsų laidai sulaukiau, pavyzdžiui, Andris Krasnickas sako, kiek sumokėjot, tai čia tikriausiai nereikia. Apie ką ir buvo klausimas dabar, tik tai neatsimenu, kas klausė, kad konkrečiai Ryčio klausė, kokią nuomonę, Dovydas klausė apie arbitro sprendimą Madrido derbyje skirti vadinamąjį 11 metrų baudinį. Truputį juokingas baudinys, ką aš galiu pasakyti. Taip, aš suprantu, už ką jis skyrė, bet logikos mažai matau tame paskirime baudinio, nes kad kažkas kažkam užmynė ant pirštų žaidybiniai situacijai, kur jau seniai nebėra net kamulio, tai taip gali būti. Net nemanau, kad aikštės vidury reikėtų tokią pražangą švilpti. Bet kai tu prieini prie to, kad tu žiūrėsi pakartojimus ir tik ieškosi kontakto, tai kontaktas yra, skiri tą baudinį, bet, aišku, neišvengiamai tai tampa, kaip sakyt, pagrindinių diskusijų objektų po šitų rungtynių, ten jau futbolas lieka antram plane. Aš manau, kad neturėtų būti tokie baudiniai skiriami, bet ką dabar gali padaryti, šaukštai po pietų? Kaip manai, Madrido Realo spaudimas arbitrams visą savaitę iki šių rungtynių davė įtakos? Aš nežinau, ar davė ar nedavė, bet aš manau, kad tai niekam nėra gerai, kai, vadinkim, kad tai yra tavo didžiausias šalies klubas ir jisai šiuo metu tiesiog atvirų tekstų kariauja su tavo šalies teisėjais, tai kam iš to yra gerai. O teisėjai daro klaidas, turbūt varo laikais tos klaidos niekur jos nedingo, žinai, kažkas sako, kad vakar Sevilijai ten baudinys turi būti, kur Kundė kovoja, sakykim taip, ir į nugarą šiek tiek stumia varžovą, ten nėra baudinio, paskui pakompensuoja su raudono kortelė, čia duoda labai tokį jau šiek tiek juoką keliantį baudinį į Madrido Realo vartus, bet kai tu nori ieškoti sąmokslo teorijų, tu jų randi. Tai gyvenom kokius 20 metų pasaulyje, kur vyraujanti sąmokslo teorija buvo ta, kad Madrido Realas kontroliuoja visus teisėjus ne tik Ispanijoje, bet Europoje. Dabar metus jau pradedam gyventi su tuo, kad teisėjai visi yra susimokę prieš Madrido Realą. Bet kai tu matai prieš Madrido derbį, kad vienas klubas reikalauja visus teisėjų šaly pakeisti, tada kitas klubas išeina, kad linki sveikatos ir stiprybės teisėjam. Tai žinai, čia. Tai šiaip Atletiko gerai ten trolino. Ne, juokinga buvo. Juokinga buvo, bet tai, man juokinga ir visa ta komunikacija. Paskui ten Madrido Realo TV ten sako, kad žaidėjams reikėjo tiesiog išeiti iš aikštės. Kaip Turkijai padarė. Išeiti, Turkijai. Ir dar trenerį Adana Denispor. Išeiti iš aikštės, gal net iš lygos išeiti. Šitą neteisybę. Ne, šiaip tai man yra labai juokinga, kai tokio dydžio klubas, didžiausias klubas pasaulyje, gal ne taip galim sakyti, ar ne, užsiema tokiais dalykais. Mes atsimenu, kai buvo atėjus Vilma Venslovaitienė, tada po to nelaimėto sezono ir irgi pakrovė taip ant teisėjų, tikrai švelnesnių tonų nei tą daro Realas ir buvo Lietuvoje tokių, kur juokėsi, kad sakė, čia Vilniaus Žalgiris kovoja kažkokias nematomas kovas. Tai atsakė irgi, kad net jau UEFA kreipsis. Tai va. Negali pasakyti, kad jau bet Realas tai tik tai Žalgiris TV vietinės instancijas, o čia tai jau beveik į Strasbūrą. Žalgiris TV, matai, nedarė video prieš rungtynę su Panevėžiu, su Manfredo Lukienčiuko klaidom 5 minučių. Tai čia dar kitas lygis šiek tiek ir ten po rungtynių su Espanjolu Realas
ten tą viešą pranešimą išplatino, kur ten išdėjo įvairiausiais žodžiais, tada vėlgi tas video, reikalavimas ten varo pokalbių, po šitų rungtynių iš karto šiaip buvo paskelbtas varo pokalbis baudinio momento. Ir kitos dar vyko rungtynės Bilbao su Žirona irgi šį savaitgalį, irgi tokia situacija buvo, kur žaidėjas nusimeta jau kamuolį, tada jam užlipa ant kojos pastatomas baudinys. Vini Junioras prieš Real Sociedadą, kai žaidė Madrido Realas, irgi jau be kamuolio buvo, o jam užlipo ant kojos, po varo pastatė baudinį. Gerą prisiminė, atsimenu, tą epizodą irgi buvo panašiai, bet ten... Kažkaip neatsimenu, kad būtų labai jau... Bet matai, žiūrėk, vienas faktas, kelintas baudinys šį sezoną skirtas į Madrido Realą. Pirmas. Bernabeu svečiai baudinio turbūt nemušė nuo Kristaus gimimo. Nu tai vėlgi, kontekstas, ne tai, kad skundžias teisėjai, o kas skundžias teisėjais. Man truputėlį... Taip, man šitas vat irgi... Kelia juoką. Ne, tai apskritai aš tai vat grįžtant taip prie pačių rungtynių ir, žinai, tas baudinys tai tragiškas faktas, nesąmonė visiškai, aš tai sakau, bet kiek mes daug apskritai matom dabar tokių baudinių, visokių nesąmoningų, kur ten žiūri, kapsto, ieško. Blemba, baudinys ir ypač tokiuose kažkokiuose didelėse rungtynėse, kaip ir vakar vašnekėjom, įsivaizduojam, dabar ten, nežinau, vyktų ketvirtfinalis tarp šių dviejų komandų, ten pusfinalis Čempionų lygos ir 80 minutę, bam, ateini ir tokį pasatai. Ir nesvarbu, į kurią pusę, nesąmonę, sakytum, duokit tiem vyram patiem įsispręs, žaidžia futbolą, tegu ir įsisprendžia, žinai. Tai jų dabar tokių pilna yra, nežinau, gal kažkas keisis, gal kažkaip kitaip žiūrės čia ateityje tas situacijas. Dabar akivaizdu, kad kažkaip futbole tapo kažkokia didžiausia problema, kad kažkas kažkam truputį užmina ant pirštų ten kažkur. Ta prasme, tie pirštai visą gyvenimą būdavo pas visus futbolininkus juodi, nagai ten juodi, nulupti ir taip toliau. Ir nebūdavo ten didžiulių problemų. Dabar staiga iš kažkur atsirado, nežinau, iš kur jie čia sugalvojo, patys, kažkas sugalvojo, kad kai užminė ant kojos, labai skauda. Tai didžiausios traumos tai yra, kai užeini kur nors į blauzdą, į kelį, taip toliau, tuos aukštai iškeltos kojas, suprantu. Dabar staiga pradėjom čia užminant kojas, ten aikštės vidury kažkur biškai kažkas pavėlavo, abu ten kojas kišo, vienas šiek tiek angarčiau, kitas truputį užminė, viskas jau geltona. Čia iš vis žaidybinė situacija. Labai svarbu visada yra, kur kamuolys. Jeigu Samuelis Lino toj situacijai, pavyzdžiui, būtų pasispyręs savo kamuolį į priekį, o Čiumenį vėluodamas statytų kulną ir užmintų jam. Tai net nebūtų ką kalbėti, bet ten skersas perdavimas, kuris ėjo ir praėjo pro juos abudu tiesiog toliau į baudos. Tai būtent, kad jie, ne vienas jie nevaldo kamulio, jie abu kišo tą koją, žinai, ten, kaip dabar vertintum, jeigu jie abu kištų koją, vienodam aukštį ir tos kojos tiesiog irgi susimuštų. Tai irgi sakytum, kad gynėjas taip negali, čia polėjo ar kaip. Ne, aš tai manau, kad turi prasilysti kaip žaidybinis epizodas. Dar jeigu ten teisėjas pats būtų skyręs baudinį žaidimo metu, tai kažkaip jau jis taip pamatė ir tada aš suprasiu, kad varas negalėsim pasakyti, kad jis 100% suklydo. Bet tai jeigu varas įsikiša ir keičia teisėjo sprendimą, tai reiškia, kad yra pasakyta, kad 100% suklydai. Tai jie reiškia įtikino arbitrą, kad jis 100% suklydo neskirtamas baudinio ir kad jis turi eiti žiūrėti, o kai eina žiūrėti, tai tu žinai, kad dar jam paduos tą stop kadrą jau būtent kur kontaktas ir aišku, kad jisai grįžęs tą baudinį skirs. Bet, žinai, čia apie tą vieną epizodą daug galima kalbėti. Reikia vis tiek ir apie patį žaidimą pakalbėti, nes tai svarbus epizodas, bet, sakyti, žinai, kad baudinys pirmo kėlinio vidury nulėmė rungtynės, tai irgi gal truputį per stipru. Po jo rungtynės atsivėrė, netgi reikia sakyti. Jūs komentavote, tai jūs gal geriau dar viską analizavote ir matėt ant sofo žiūrint, gal kitaip dar viskas gali atrodyti. Man tai atrodo, kad šiaip apskritai Madrido Realo pirmas kėlinys buvo labai silpnas. Tai abiejų buvo toks. Bet Atletiko, žinai, paskui statistikoje neatspindi tokie dalykai, bet kai aš matau ataką, kur 3-2 ir Samuelį Lino varlepina Griezmanas ir viskas, ko reikia, tai parident paprastą kamuoliuką. Ir kai tokioj situacijai tu gaunasi perdavimas į užribį, tai čia jau yra iššvaistyta proga, lygiai taip pat, kaip būtų iššvaistyta proga, kad ten žaidėjas išbėga, smūgiuoti vartus nepataiko, čia net smūgio nepadarė. Tai Atletiko, tai aš nesikiu, kad jie Bernabeu išėję dominuos, bet aš manau, kad jie Realo klaidas medžiojo pirmam kėlinį ir turėjo tų tokių išėjimų kokybiškesnių šiek tiek, o Realas, gan silpna pirmą kėlinį sužaidė mano nuomonė. Bet į antrą grįžo su didelė energija ir tikrai antram kėlinį žaidė daug geriau ir greitai išlygino rezultatą ir manau, kad galėjo netgi išplėšti ir pergalę ir tų momentų buvo ir jau antrą kėlinį tikrai sužaidė
pakankamai solidų, bet Atletiko išgyveno po išlyginamo įvarčių tokias sunkes labai 15 minučių, nu ir irgi paskui atrodė, kad gan ramiai jaučiasi, gan ramiai ginasi ir dar ieško. Gynybinių keitimų pasidarė. Gynybinių keitimų jo padarė. Nu, ypač manau, kad ten Mandava vietoj Galano gal net ir pavėluotai truputį buvo išleistas, nes Javi Galanas, manau, kad jis jau ir su geltoną gavo ir tada su Rodrigo ten nesusitvarkė, praleido, tai ten taip jau gavosi. Nes šiaip labiau, bent jau pirmam kėlinį Simeoniai pavyko Samuelį Lino statyti ant Rodrigo, bet paskui antram kėlinį vis rečiau tas gaudavos ir tada prieš Galaną likęs Rodrigo jau ten labai smarkiai koncertavo ir tada jau Mandava tas išėjimas davė savo vis tiek greitesnis, taigesnis. Tai žinai, aš manau, kad Realas nusipelnė mažiausiai išlyginti rezultatą, bet Atletiko rungtynių pabaigoje patys ramiai susikontroliavo viską, ten gavo standartą, neskubėjo, neleido Realui per teisėjo pridėtą laiką, ką Realas istoriškai daro labai sėkmingai. Šį sezoną Atletiko irgi. Šį sezoną gal Atletiko, jo. Tai ima pergalės. Tai va tiek, nežinau, šiaip patiko, ką demonstravo Kylianas Mbappé, ne dėl to, kad jis ten įvartį įmušė, tas įvartis, tai žinai, tau nukrito kamuolys, ten Belingiamas jau realiai turėjo uždaryti perdavimą, bet blokavo tą smūgį. Bet šiaip tas jo judėjimas, visas veržlumas atrodo tikrai daug geriau, nei jis atrodė pirmus mėnesius Madride. Bet, be abejo, ir tai su kokia sudėtim tenka manevruoti Karlui, tai nėra optimalu. Tikrai dabar tas pats Lukas Vaskesas pakrito porai savaičių turbūt ir lieka realiai tik tai turbūt Valverde į kraštą, kaip vienintelis variantas, kaip ir užbaigė šitą derbį. Ir jau tada vidurį ten lipdaisi su Kamavinga, su Modričium. Asensijo galėtų žaisti dešinėje, bet dabar vidurį nėra kam žaisti, su Čuomenybė lieka ten. Reikia pasidžiaugti Asensijo, kokį progresą daro, tas jo greitis, tas jo suspėjimas visose situacijose, tikrai čia. Tai naują kontraktą ruošiam, aš jau ten. Taip, bet visiškai iš kišenės realiai ištrauktas žaidėjas, kur atrodė ten, atsimenu, pats pirmą kartą išleido su to Susūno. Esu matęs, kad ant suolo ten jau anksčiau sėdėdavo, bet, mačiau, kad ten 21 metų Kastėjų dar žaidės, žinai, pilna ten tokių Realas yra turėję žaidėjų, kur ten iki 20-21 pasėdėjo, paskui už 2 milijonus ar už 3 ten, ar už 5 vasarą parduoda kažkam ten Valladolidui ar dar kažkam, žinai. Bet, čia tai toksai fantastiškai žaidėjas prigijęs ir tikrai atrodo tą pasitikėjimą įgaunantis. Ir tikrai atrodo, kad žaidėjas, kuris gali galbūt čia žiūrėk ateityje net ir kamšyti ir tą vidurio. Geriau nei Jesus Vallejo. Ne, tai geriau ir nei Čuomeny, šiaip bent jau ir poziciškai daro. Nes čia jo pozicija. Įsirenka jo, Čuomeny tai smarkiai plaukioja tam. Čuomeny labai daug pozicinių klaidų daro. Aišku, aš dar ką Rytis sakė pirmam kėliny, tai labai matėsi, kad Realas prisibijojo tų Atletiko kontratakų ir, sakau, matėsi, pavyzdžiui, Valverde su Sebajos, su realiai tokiais 2 net atraminiais beveik žaidė, kraštus ten leisdavo ir Vaskesu, ir Garcia Franui aukštai pakankamai kilt, bet tie 2 žaidėjai likdavo, tai toks jautėsi, o paskui antram kėliny jau po to praleisto įvarčio faktas, kad jau nori, nenori, turi aktyviau žaisti, tai matėsi, kad ir Džiudas pasislinko aukštyn ir Realas tikrai kokybiškai sužaidė, aš sakyčiau, kad vienas geresnių gal kėlinių netgi buvo įvertinant antrą kėlinį, kur tikrai turėjo ne vieną dar momentą ir Džiudo Belingiamo, tas ir vienas skersinis, kitas geras smūgis vėl iš tokios padėties, bent vieną turi mušt, bet aišku, irgi sutinku, kad ir pirmam kėlinį ten Atletiko, mes kaip tik ir su Mantu dar šnekėjom apie tą epizodą, Lino ten turėjo tikrai tą pasą. Žiūrų, ten per 5 metrus parident kamuolį tai reikia, ten nieko sudėtingo net nebuvo. Ten labai labai paprastas perdavimas. O tada Grizmanas kairė vienu lietimu duoda prie tolimesnio viršūnės. Arba net ir mušt galėtų, žinai, ten. Arba, bet jeigu kampas realu, kad žinant Grizmanas paridentų Julianų ir jisai muštų ten lengvai ir tuo metu, aišku, dar 0-0 buvo rezultatas. Dar 2 dalykai tokie po šitų rungtynių, tai Simeonės visų pirma įtaka Madrido derbiam, 42 jam buvo derbis. 13 pergalių Realas, 12 Atletiko, 17 lygiųjų, tai praktiškai lygi statistika tarp 2 komandų žengus jam prie vairo. Prieš tai per 42 mačus 29 Realo pergalės, 11 lygiųjų ir 2 Atletiko pergalės iki Simeonės ateimo. Tai matom, kad... Bet mačiau, žmonės buvo labai pasipiktinę, kad La Liga prieš tas rungtynės
viešino Madrido derbių top 10 gražiausių įvarčių ir ne vieno Atletiko įvarčio neįdėjo, vien tik Realo įvarčius. Ne, nemačiau Po šitą. kampinio ten gynėjų dėsi įvarčius. Tai vien tik Realo įdėjo įvarčių. Ir dar vienas dalykas. Bet tikrai galėjom, koks Falcao, Forlanas. Ne, tai ten buvo, tai Atletiko patys čia kėlėsi nemažai ten. Grizmanas turėtų irgi būti įmušęs kažką vis tiek. Nežinau, keista. Ir dar vienas dalykas, čia jau Erbiui reikės susimastyti Na, po na. šito, ką dabar pasakysiu. Realas šitam sezone neįveikė ne vienos didelės komandos. Vis dar. Nu. Barsa nekarto neįveikta, Atletiko nekarto neįveiktas, O Bilbao tau- Atletik dar nekarto irgi Dortmundo neįveiktas. Borussia tau nedidelė komanda. Kurioje kas vietoje tai yra? Bundeslygoje Dortmundo Borussia šiuo metu? Už yra? Stuttgartas tau. 11 vietoje. Stuttgartas už borto. O čempionų Bergamo lygoje. Atalanta. Bergamo Nu, čia Atalanta. arčiausiai jau didelės Arčiausiai komandos. gal didelės Nu, komandos, reikėtų. bet jeigu kalbam apie top klubus, dar gal Bergamas toks, sakykime, šiais metais jau yra besibeldžiantis į tas duris. Bet šiaip Madrido Realas ne vienos didelės komandos, didelio klubo nėra įveikęs. Nu įveiks rytoj. Taupomės. Rytoj įveiks. Jeigu galim šio sezono Man City laikyti Galim, didelę galim, komandą. galim. Nu, Man City dar galėsim laikyti net ir su tokiais Na, rezultatais. aš dar taip labai čia ilgiau. apie tuos mačius susičiu Nu, nekalbėsiu. gerai, nes rytoj gal ir neįveiks, bendrai įveiks, bendru rezultatu. Nu, ryt Etihadė žaidžia. Nu jo, tai Jo. sakau, rytoj gal nebūtinai, bet bendru rezultatu tai man ten Nu, aš- neposėliu jokių Nu, bet vilčių. palatai, pas juos irgi daug problemų. Nu, daug problemų, bet jie nėra tokie, nu, ta prasme, nu, Man City's labai priklausomas nuo savo sistemos ir kai jie neturi įrankių žaisti pagal savo sistemą, jie ten kenčia, jie prasileidinėja pro tas skylės. Nu, taigi mes matom, kad prieš juos padaro kiek kontratakų Briugė, Lyton Orient, kiek ten išbėgimų viens prieš vieną būna prieš vartininką, nu tai kur, tai prieš Realą. Nu, vat matysim, bet čia bus labai Ne, įdomu. tai pirmos Mačiau, kad, rungtynės aš tikiu, kad ten gali dar ir Jo, ištraukti visko kažką. gali. Mačiau, kad draugės sėsit. Jo, mačiau aš irgi. Bus Smagu. karšta, aš tuo metu. Nebus karšta, aš susitaikęs su pralaimėjimu, neprasidėjus. Ne, tai aš, nu, ne apie tai, kad jūs ten rėksit vienas ant kito, ar jūs daužysit viens kitam. Ne, tikrai ne. Bet aš tai manau, kad čia bus intriga iki antrų rungtynių paskutinių minučių. Kažkodėl aš nematau tokio didelio Realo pranašumo šitam sezone. Aš sakyčiau, kad Realas būtų tas labai dominuojantis kaip anksčiau, o Manchester City toks kaip dabar, tai jo, bet Realas šitam sezone irgi, nu, blemba, Nu, prisimenu. Man toks svarit realas kaip vakar antram kelny, tai man labai patiko. Antram kelny Jautėsi tas pyktis, Džiudas šiaip visai apskritai, neblogai. bet reikia pagirti, kad blemba Nu, nupirko. bet vis tiek nelaimėjo. Ne, nelaimėjo, bet aš turiu minėję Džiudą atskirai, norisi pagirti, kad vyrukas išėjo, pačioj rungtynių pradžioj dar nepradėjus, visiems rodo, kad va taip turim žaisti čia visus va į kaulą, nu ir tikrai 90 minučių žmogus atarė visur, kur įmanoma, kiekvienoj dvikovoj kietai, kai kur gal net jau per jau agresyviai, bet į kamuolį ir taip toliau, nu, patiko labai geras žaidimas. Matai, prieš City lengva žaisti. Nu, kad ir kaip tai skambėtų. Tau nereikia kamulio. Tau reiks bėgti. Yra kam bėgti, O yra bėgt kam čia yra kam, jau. įmušti bėgant. City vis tiek bando žaisti taip, kaip jie žaidžia, taip kaip jie nori žaisti, moka žaisti. Bet Tiesiog gerai, šį o tai sezoną jeigu, to nesugeba jeigu daryti. gerai Citys užkabins kamuolį Holandui, Ne, tai aš tikiu, kad Baudos City gali aikštelėje. įmušti įvarčių, bet aš manau, kad jie prasileis žymiai daugiau. nu gal. Pamatysim, čia bus labai labai įdomu. Vienas iš tų atvejų, kai tikrai įrašą žiūrėsiu rungtynį. Labai apsidžiaugčiau, Labai jeigu savo. pasibaigtų man palankių rezultatų šitą porą. Šiek tiek galbūt atsigriebtų už tos kelis sezonus, kai nepasisekė, tiesiog, bet šiuo atveju nelabai aš ir tikiu, kad čia gali būti kažkokių tai pasiekimų didelių. Sevilla vakar namuose gavo ausų nuo Barsos 1-4, kol žiūrėjom Lewandowskio įvarčio pakartojimus, Rubenas Vargas spėjo įmušti. Bremba ten režisieriai gerai patiko man praleido. tavo, kai įmušė Barsą antrą. Sakai, kad reikia neužsižaisti, Sako, neužsižaiskit, sako, su pakartojimais, jau. nes bus reikalų. Ir iš tikrųjų jie rengė ataką, tik ten net smūgių Nu, nesibūgė. ten Bet dar ir paskui nuošalė vėl buvo. iš karto Jo. įmušė iš nuošalės, vėl vargiai. Mušė iš nuošalės paskui. Jo. Jo, tai kas yra tokie du momentai, kad Araujo gavo traumą, pirmam kėlinį buvo keičiamas ir Firmino Lopeso raudona kortelė. Araujo trauma šiaip tokia su kontaktu patirta, tai tas gal godžia, Jo. kad nebus gal kažko labai rimto, gal ten sumušimas stiprus, ar Užvažiavo kryptelėjimas rimtai per kažkoks, kojas ten ten, Saulis užėjo. Tai, nes, žinai, kai jau matai, kad žaidėjas be kontakto ten, ypač Araujo, kuris Araujo, jo. pusę metų jau ir taip traumuotas buvo, tai čia šiuo atveju gal ir nebus kažkas tokio baisaus, jo labiau Inigo Martinesas grįžo į tą gynybą, o šiaip tai
Sevilla ir tas Sančes Pizjuan stadionas vis dar kelia tokių vilčių, kad čia visą laiką bus didelės rungtynės, kad ten jie gali parklubdyti Barceloną, gali parklubdyti Madrido Realą, bet realiai tai turbūt yra dar viena iš tokių stipriai žemyn nusėdusių didžiųjų Ispanijos komandų, gal ne taip radikaliai kaip Valencija, kur Valencija turi didžiulių ten finansinių sunkumų ir savininką, kuris nesuinteresuotas dėti pinigų. Sevilla gal labiau nusmuko dėl to, kad porą metų prašauna su transferais, su treneriais, geriausi žaidėjai išvažiavo, nepavyko jų pakeisti adekvačiai. Bet ta sudėtis šiaip netrodo tokia bloga. Nėra labai bloga, jo. Tokia, bet atrodo, žinai, kaip stiprios vidutiniokės. Taip vegetuoja 13 vietoje ir va taip kažkaip ten. Dar sausį pastiprino tą patį Vargasą, kurį minėjai, paėmė, bet tu žiūri ir galvoji, kad per lengva ten viskas, tai Barcelonai, ten Pedri kaip Iniesta geriausiais laikais suka tą žaidimą tiesiog. Ir dar tas rezultatas 1-1 po pirmo kėlinio toks palaikantis intriga buvo, bet, nežinau, kažkaip labai jau atrodė lengvai Barcelona kūrės tas progas. Ten Alavesai visokie ir kitos komandos, kurios gal labiau tą autobusą prisiparkuoja, sugeba labiau apsunkinti gyvenimą Barsai, o čia, prieš Sevilla 2 rungtynės šį sezoną 9 įvarčiai. Net kai išvarė Fermino Lopesą, kur atrodo dar turėtų kažkas pasikeisti rungtynėse. Tikėjausi šiaip, bent jau minimalų tikėjimą išlaikiau ir dar 3-1 buvo, dar nėra viskas gal nulemta, dar pusę kėlinio, bet 11-10 Sevilla porą tolimų smūgių ten paleido. Badė iš beveik 40 metrų ir tiesiog nieko. Barcelona pakankamai ramiai viską kontroliavo, Fliko, manau, buvo protingiai keitimai. Reaguojant į situaciją, išleis bėgančių žaidėjus, kurie daugiau energijos turės, tai vietoj Lewandowskio Olmo, Erikas Garcia, labiau gynybinis žaidėjas vietoj De Jongo ir dar sugebėjo net ir tą 4 įvartį įlūpti. O šiaip tokie epizodai rungtynių svarbus ganėtinai, tai aišku buvo neskirtas baudinys, kuriuo Sevilla labai prašė Džibrilis savo prieš Kundę. Jeigu jis būtų taip stumėsi, tai aš sakyčiau, tu privalai skirti pražangą ir ten tada būtų taip, kad net ir turbūt raudono kortelę reikia rodyti, nes tas jau yra tiesiai prieš vartus ir tai nėra žaidimas kamuolio link. Bet dabar tai taip gaunasi, kaip gynėjai, jie taip daro, jie duoda šiek tiek to kontakto, gudriai. Man tai toks visiškai minimalus. Tas neišstovi ant kojų. Taisyklių rėmose, tai dažnai būna kažkokie tai tie stumtelėjimai ir taip toliau. Tai labiau būtent gal patyrusio aukščiausio lygio gynėjo sugebėjimas išsilaikyti ties pražangos riba ir sustabdyti varžovą, ką ir padarė Kundė, bet paskui Ferminas Lopesas buvo išvarytas iš aikštės. Žaidė į kamuolį, bet gavosi žiauriai pavojingas žaidimas ir ten sukryžiuota praktiškai koja Džibrilio savo ir ten didelį pavojų varžovo sveikatai kėlė, aišku, ne su intencija žalot, buvo su intencija į kamuolį, bet gavos taip, kaip gavos, geltono kortelę pakeista į raudoną. Ferminui šiaip maudoka turėtų būti, nes pastaruoju metu neblogą formą demonstruoja, išbėgęs po keitimo muša įvarčius, dabar gaus palisėti, diskvalifikaciją gaus, tai taip jau. Ir tam kontekste, žinai, žiauriai svarbus gaunasi tiesiog Rafinijos įvartis, kuris padarė rezultatą 3-1. Ir žinai, kai matai, kad jis dešinę koją pradeda tokius mušti, tai labai didelis pliusas žaidėjų, nes vis tiek tie kairė kojai turi stereotipą, kad jau dešinę, tai jau jie nemoka visi mušti, bet čia pasitaisė. Dembelė moka, Rafinija moka. Tai va, Dembelė net neaišku, kuri ten tą koją iš tikrųjų yra stiprioji. Bet šiaip labiau ten galvoji apie visus ten žaidėjus, ten nuo Robeno iki Salaho, Messi, visą laiką sakoma, jau kai dešinę muša, tai jau ne tas lygis, tai čia pasitvarkė taip ir įsmėgė labai labai gražų tikrai. Atsiminiau dabar apie Dembelę, tu prisiminiai, tai prisiminiau dar, kad mačiau memsą kažkur, kur buvo, kai Dembelė keitė per pasaulio čempionatą 40 minutę, dar kėlinį nesibaigus, tai irgi rašė, kad Mahomesas vakar rungtynėse Dembelė valygim, kad irgi jau reikėjo pirmam išiminėti. Juokas juokais, bet aš dabar atsidariau Usmano Dembelė žaidėjo profilį. Mūžais ten dabar. Žiūriu, nuo sausio 22 dienos, kai grįžo po traumos. Prieš Man City įvartis, prieš Reimsą įvartis, prieš Stuttgartą hetrikas, prieš Brestą hetrikas, dabar prieš Monako dublis.
čia gyvenimo futbolą pradėjo žaisti. Tiesiog tai jis ten prieš Stuttgartą ką išdarinėjo, tai aš tokio jo nebuvo matęs. Nu, prieš Monako dabar irgi vis tiek tokios didesnės, kiek gali būti Prancūzijos lygoje rungtynės, išėjo irgi 2 įkalė, 4-1 laimėjo. Jo. Ką, keliamės kas Vokietijoje, nieko per daug įdomaus, apart to, kad Leverkusenas sustojo prieš Wolfsburgą išvykoje. Ir šiaip aš manau, kad sustojo nebereikalo, nes privargo taurėje. Jo, supratęs. Turėjo 120 minučių su Kielnu, o Kielnas šiaip dar yra... O gal Kielnu vis dėlto? Aš vis tik lieku prie Kielno. Liksė, ne? Manau, kad taip. Vis tik yra toks principinis varžovas Leverkuseno, nes tai geografiškai... Ir pavadinimas principinis. Geografiškai čia derbis. Principų. Regiono derbis ir Kielnas šiaip yra didesnis miestas. Ir dabar tikrai nėra didesnis klubas, bet didesnis miestas... populiaresnis, turtingesnis ir taip toliau. Nu ir antros Bundeslygos komanda tikrai ten gerą kokybę demonstravo, Šabis Alonso išleido stiprią sudėtį, tai dėl tos priežasties būtent ir Virtsas savaitgalį prieš Wolfsburgą nežaidė starte ir išvargo, ištraukė pratęsimą, 0-2 atsilikinėjo, išlygino rezultatą Šikas per teisėjo pridėtą laiką. Kitaip negali būti. Jo, Boniface'as įmušė jau pratęsime. Bet manau, kad tas paskui labai stipriai atsiliepė rungtynėse su Wolfsburgu, tas jėgų trūkumas, ta rotacija ir padėjo Bayernui pasididinti persvarą tiesiog. Jo, Bayernas 3-0 Werderį, Keinas 2 baudinius, Zane 1 dar į tarpą. Virtsas ten matei vėl pačioj pabaigoje galėjai už 95 minutę. Buvo momentas ten geras. Borusija pralaimėjo eilinį kartą prieš Stuttgartą, šį kartą 1-2. Bet geros rungtynės žiauriai buvo, šiaip labai emocingos. Ir gal net neverti ten Dortmundas buvo pralaimėti. Ne, pagal momentus tai tikrai ne, nu tai pažiūrėk. Įvartį įsimušė Antonas iš tuo metu Stuttgarto. Padarė 2 iš eilės super aštrias pavojingas atakas ir gavo po minutės tą įvartį Antonas buvęs Stuttgarto žaidėjas į savus vartus, nu jau tokį apmaudų, tokį skaudų. Tai aš irgi manau, kad jie nebuvo verti pralaimėjimo, bet šitų rungtynių pagrindiniai herojai vis tiek sugebėjo tapti Zybertas, teisėjas, kuris, nu jau kaip buvo paskirtas rungtynėm, jau kėlė Dortmundo fanų didžiulį nepasitenkinimą, nes tai yra teisėjas turintis ten savo tą istoriją konfliktų su Judu Bellinghamu. Tai fizrukas, taip, ten panašiai ir jisai, nu, ten pasiautėjo šiek tiek aikštėj, ten gale rungtynių ir Jersoną išvarė iš aikštės. Ten buvo reikalų, Dortmundo fanai ten jau visiškai buvo puolę protestuoti, Sebastianas Kėlis, Dortmundo techninis direktorius atrodė, kad bėgs į aikštę jau pasiaiškintai, bet ir pats futbolas tikrai buvo su daug emocijų, daug aistros ir vainikavo viską, man labai vis dėlto pramušė ant juoko paskutinis epizodas rungtynėse, tai Dortmundo Borussia dar gavo baudos smūgį prie baudos aikštelės. Pasistatė kamuolį Brantas, porą kartų giliai įkvėpė, visi komandos draugai jau sulindė į baudos aikštelę. Kalė tokį, kad... Dar dabar skrenda kamuolys. Skrenda turbūt tas kamuolys. Ir tiesiog visi atsisukė komandos draugai, žiūri į jį, teisėjas čiulpė rungtynių pabaigą, paskutinis spyris rungtynėse. Ir net nesugebė nei pakelt kažkokio kamuolio, nei smūgį padaryti, bet jau... Nors Brantas techniškas žaidėjas, plus jis pelnė įvartį, kur grąžino Dortmundo rungtynės, tai broliam Kovačam pradžia Dortmunde irgi nerožėm klotą kol kas, tikrai sunkus sezonas Dortmundo klubui. Stuttgartui, manau, labai pasisekė, kad laimėjo šitas rungtynės, bet yra kaip yra. Italijoje dar vakar savaitės praeitos vidury buvo sužaistos tos Fiorentinos ir Intero rungtynės, kurios buvo sustabdytos gruodžio 1 dėl Eduardo Bove sustojusios širdies. Bove buvo rungtynėse, bet buvo rungtynėse ir Fiorentino ir šiaip matėsi, kad daug geriau emociškai nusiteikę atrodė Fiorentinos komandos žaidėjai. Negalėjo jie turėti savaime suprantama tų, kurie išvyko žaidėjai per sausio langą, bet negalėjo turėti ir tų, kurie buvo pasirašyti, negalėjo turėti tų, kurie tuo metu buvo diskvalifikuoti tam mačui. Tai realiai buvo suskaičiuota, kad 12 žaidėjų arba išvyko, arba atvyko, arba tiesiog negalėjo žaisti. Tai ant suolo vos keli žaidėjai buvo, bet 3-0 pergalė įspūdingai šiaip sužaidė Fiorentina. Interas atrodė toks išsikvėpęs šitose rungtynėse, gal irgi pagalvojo, kad varžovai čia viena koja ateina šlubi kreivi ir be atsargos. Šiandien antras dublis. Šiandien antras dublis, jo pirmadienį vakare, jau kai išeis laida buvo sužaistos, bet vėl žaidžia šitos dvi komandos viena prieš kitą.
Tai va, tai toks mačas, kur Fiorentina parodė ir šiaip dabar sugrįžo į tą sėkmingesnį kelią, buvo 7 nelaimėtos išėlės rungtynės, dabar beros 3 pergalės pailiui. Atalanta su Retegi pokeriu sumušė Veroną 5-0, tai užtikrinta labai pergalė, AC Milanas nugalėjo Empolį. Ervinas. Teko. Blemba, kaip tu jautei džiaugsmą jo žinutėse komentuojant šitas rungtynės, ar ne? Ne, pirmas kėlinys tai buvo fantastiškai įspūdingas, per pirmą pusvalandį ten iš vis jokio veiksmo, tada dar Empolis ten kažkokią ataką suringė, pataikė vieną kartą į virpstą, tada dar šiek tiek kažkas. Bet šiaip tai ten dar į virpstą, kur labai arti buvo to, kad nuo virpsto į tinklą būtų, nes į priešingą pusę prie galinės linijos. Ne, šiaip ten gerą užmojavo, bet tai vienintelė tokia ir proga ir Milanas iš vis atrodo, ten tie žaidėjai atrodo už ten Empolių, tikrai daug geresni ten ant popieriaus ta Empolių komanda irgi ten galė, bet taip jau sunkiai išvargo tą pergalę. Šiaip aišku, kas paliko visai neblogą įspūdį Joao Felixo žaidimas, toj savo 10 ir žaidė toj pozicijai, tai tikrai šiaip gerai žiūrėjusi. Ir iš esmės, šiaip sakyčiau, kad rungtynės labiausiai tai nulėmė tokia labai kvaila antram kėliny raudoną kortelę. Fikayo Tomori gavo. Bet Fikayo Tomori turėjo geltoną. Jo, tai bet ir taip užėjo. Aš, žinok, nesupratau, aš tą epizodą dar kažkaip paskui bandžiau atsisukti, bet man vis tiek nuo to perdavimo kažkaip ten neatsuka, ten mano akim, tai ten nuošliai buvo tas Empoli žaidėjas ir man atrodo ten Fikayo Tomori dėl to taip ir ėjo, aštriai, nes jisai galvoja, kad ten nuošliai. Bet žodžiu, bet ten dvi geltonos tos kortelės, bet ir tada Empolis jau atrodo, pralaiminėjai ten to vienu įvarčiu, bet turi varžovą. O ne 0-0 dar buvo? Ne, jau kai... Jau buvo įmušę, ne? Jau buvo jo. Ai, ne. Ne, 0-0. Jo, 0-0 dar buvo ir jie 11 prieš 10 žaidė. Ir tada jau atrodė, kad jau Empolis ten kažką jau net ir krūta tokie, jau atrodo, kad čia gal net ir tos 3 taškus čia jau bandyt pasimti, tikrai ten tos kokios 5-7 minutės jau tokios jau Empoli persvaros lyg ir tada ten apsistumdė Jimenezas su Marianucci ir Jimenezas šiaip tą gynėją pastumė, o tas gynėjas sugalvojo ten taip eidamas su tokia koja, taip pat gal kažkokį tokį judesį kaip su koja, ir įspyrė ten tam Jimenezui naujokui atvykusiam iš Feyenoordo, tas iškart krito, arbitras peržiūrėjo, violence act, kaip conduct, tas. Įspyrė žmogų. Įspyrė žmogų iš lempos, tiesiog nueidamas tas ten stumtelėjo taip šiek tiek. Ir bamtą raudojo, ir tada jau kai įsilygino, tai pirmam kėlinį Milanas ten daugiau su to kamuoliu žaidė, antram kai lieka tau 10 prieš 10, vis tiek talento daugiau turi, ten Rafaelis Leao įmušė, aišku, nors irgi nebuvo, kad labai jis ten gerai žaidė, bet ten geras buvo Pulišičiaus perdavimas su galva uždarė, ir paskui pasižymėjo Jimenezas gerą įvartį. Šiaip tai, sakyčiau, tas Jimenezo įsigijimas Milanui čia gali duoti daug, tai man net keista šiek tiek buvo, kad čia taip jį lengvai atidavė kiti klubai, nes aš jau kažkaip mąsčiau, kad tą meksikietį anksčiau ar vėliau griebs kažkas netgi iš tokių rimtesnių, gal kažkas į Angliją, nes tikrai geras puolėjas, gerai šiaip sudėtas, gerai. Prašau, kad pertrauksiu, bet vasarą jis jau buvo pakeliui į West Hamą. Taip. Bet nutrūko sandoris, nes jis patyrė tada rimtą traumą ir gavosi, kad jis dar pusę metų liko Feyenoorde. Tai 2 Jimenezai dabar atsimenu. Tik vienas su G, kitas su J. Vienas tas iš Realo. Tai va tada tas transferas neįvyko, bet šiaip Feyenoordas gauna labai daug kritikos dėl to, kad jie ar tokius kontraktus pasirašo, ar jie labai prastus derybininkus turi, kad ir jie nesugeba užsidirbti didelių pinigų už savo tos geriausius žaidėjus. Tai šitas paskui Kokčiukai pardavė Benficai ten už kapeikas, paskui dabar galvoju, Hertruidą krašto gynėją pardavė Leipzigui ten irgi už kapeikas Nyderlandų rinktinė žaidėja, tai jų konkurentai Ajaxas ten Antony prakala už 100, o šitie už savo lyderius nesusigramdus. Aišku, 22-23 metai. Nedaug, jo, aš suprantu, kad Feyenoordui ir 30 milijonų yra dideli pinigai, bet kažkaip taip. Bet galėtum PM drąsiai paimti, prasme. Manau, už tokio lygio žaidėjų. Ir įdomu tai, kad jie paskutinę transfer lango dieną Meksikos lygoje kažkokį kitą meksikietį puolėją susirado ir bando pakartoti šitą sėkmės formulę. Nežinau, ar pavyks, nes nežinau, kas jis toks, bet yra faktas, kad meksikietį pakeitė kitų meksikiečių. Jo. Ir paskui, 2 įmušė AC Milanas laimėjo, Turino su Dženuje po 1, Napolis su Udineze irgi po 1, Moktominėjus mušė, bet Kelenkampas lygino.
O Lazio 5-1 sumušė Monza, tai va tokie reikalai Italijoje. Sudaužė, sumušė, išniekino, pažemino. Dar kelis klausimus turim, dar kelias minutės. 12 minučių turim jo, tai pažiūrim, ką čia mūsų gerbėjai. Kitam turė reikia pasakyti, kad Italijoje šiaip gerų mačų bus. Juventusas, Interas, Lazio, Napoli, žinom, ten irgi sąskaitų yra Napolis, ten sudaužė Lazio pirmam grajui, tai toks gali būti įdomus. Aš tai tau pasakysiu, kad man savaitgalį laužė kaulus nuo Premier lygos nebuvimo. Trūko. Jautėsi man, žinai, kaip žmogus turintis priklausomybę nuo Premier lygos turiu. Mes visi turim savo. Ir kažkaip 16 val. Norėjau susidėti kuprinį ir važiuoti į kontorą komentuoti 17 val. Premier lygos rungtynių jau iš įpročio. Nėra Premier lygos, tikrai kažkoks kaip nesavas, vaikštau, kažko trūksta, atrodo, ta FA taurė kaip ir vyksta, bet ne tas pats. Tai didžiulis bus kaifas penktadienį sėst Brightoną su Chelsea atidaryti turą. Jo. Ernestas sako... Bet iki tol dar Čempionų lyga. Jo, bet Premier lyga mano didesnė aistra vis tiek. Ernestas sako, LFF prezidentas viename interviu sakė, kad tikslas patekti į pasaulio čempionatą ar realu. Tikrai taip sakė? Tik čia seniai čia. Ir čia Danilevičius. Ne. Dabar Stankevičius sakė, kad reikia... Šitą pasaulio čempionatą, 26. Jep. Čia, man atrodo, LRT kažkokia laida buvo, ar kažkas, kur vaikštinėjo su vedėju. Žinai, tikslas, gal... Ne tą žodį, gal tiesiog parinko svajonę, Gal svajonė, bet aš šiaip, kai išgirdau Davido Šembero mintį, kad reikia užimti 3 vietą, tai man tada aš jau geriau turėsiu tikslą užimti 2 vietą, ne su ta mintim, kad nepasiekus tikslo mes nuimam trenerį, bet kelt tikslą, ten nežinau, būt prieš paskutinis. Tai čia nėra tikslas, čia turėtų būti kaip realus uždavinys, o tikslas gali būti žaist, bet ne tai, kad mes nepapuolam ir tai yra tragedija, tiesiog, mes turime eiti laimėti į aikštę. Kas eina į aikštę žaist dėl 4 vietos? Teisingai, taip, aš tikiu. Tai aš nematau tame problemą. Aš gal tiesiog taip kukliau pasakysiu, kaip žiūrovas ir lietuvis, mūsų rinktiniai keliu tikslus kiekvienose rungtynėse pademonstruoti geriausiai įmanomą žaidimą. Nes didžiąją dalį rungtynių mes vis tiek žaisim prieš labiau talentingus varžovus. Bet, kaip ir tas tautų lygos ciklas su 0 taškų, bet beveik visose rungtynėse, išskyrus gal su Kipru, aš jaučiau, kad komanda padarė viską, ką galėjo ir kažko tiesiog pritrūko, mažų detalių. Ir nieko realiai negalėjom skųsti. Tai aš tokius savo tikslus keliu šitai rinktiniai mūsų ir jeigu mes išeisim ir gerai kovodami paimsim tašką, o gal ir 3 taškus bus fantastika, bet jeigu mūsų rinktinė išeis ir gerai kovodama pralaimės, ką mes ten turim grupę iš tų favoritų. Lenkai ir Ispanai ir Olandai. Tarkim, ten Lenkam ar Ispanam mūsų rinktinė super gerai kovodama, tikrai viską daro teisingai, pralaimės 1-2, tai aš tikrai nesakysiu, kad nusivylęs esu mūsų rinktinė, nes pralaimėjo ir nepateko į čempionatą. Tai objektyviai, aš manau, logiškiausia tiesiog tikėtis, kad kiekvienose rungtynėse komanda padarys maksimumą, paprastai tariant. Jo. Ryčiui klausimą turi Majus. Sako, Katarsis, Lionse... Čia Eurovizijos atranka jau. Ar Petunija. Ir ar Bunkė už influencins, kad balsuotų už Liepą. Ačiū. Blemba, aš manau, kad tie influenceriai pasijungs ten stipriai su visais Giovaniais ir Bunkėm ir proteguos savo atlikėją, bet iš tų, kur paminėjo, man gal labiausiai prie širdies buvo Petunijos pasirodymas. Toks gan nuoširdus, lietuviškas. Gal nebūtinai ten super originalus, nes kažką panašaus ne vienerius metus, tarkim, ukrainiečiai buvo siuntę į Euroviziją. Tai jo, bet dėl influencerių, tai galvoju, kad jų įtaka yra didelė, žinai. Suburta armija, su telefonais balsuot, siūst tos numeriukus, manau, kad nėra taip sudėtinga šitoj mažoj šaly, tai visko gali būti. Nemačiau nei vieno pasirodymą, diskutuoti šitoj temą. Aš žinau, kad Eurovizijos nacionalinės atrankas labiau mėgstu nei pačią Euroviziją, nes mūsų atrankose ten yra ir iš ko pasijuokti. Tai čia kaip, aš atsakysiu Tadui į klausimą, kokie jūsų santykiai su Aurimu Budraičiu, tai aš irgi, kad pasijuokti įsijungti. Tai va. Blogiausia tai, kad aš norėčiau iš vis nematyti, bet per tave tenka. Aš prasme, žiūrėk, nėra taip, kad, žinai, jeigu aš dėl savęs, vien tik tai dėl savęs, gal net, nežiūrėčiau tos Eurovizijos atrankos, bet, mes kažkaip turim tradiciją su draugiai žiūrėti
Ir, aš ten baigiu komentuoti futbolus, ar baigėsi koks Madrido derbis. Žinai, šiais laikais nėra sunku atsisukti, ten nesusispoilinus, kas išėjo ir pažiūrim. Ir, man tai visai yra ten žavesio tame, kur ateina ten kažkas save parodyti, tada ateina kelias iš žvaigždės laikų atlikėjai, dabar jau su didelė patirtim priminta. Tai Vilija Justinas iš dangaus ten. Justinas beje per mano 12 klasės išleistuvės koncertavo. Tai matai, tai ką žinau, man tai visai ten patinka tas komisijos tie komentarai, kur stengiasi nieko neįžeis, bet tu jauti, kai žmogus kalba, kad nėra labai sužavėtas. Pas mus beje dabar prisiminiau, kad 100-dienį koncertavo grupė Chili Namberos, kur yra Jampolskis, Rudokas ir dar kažkuris iš tų veikėjų. Vienas prilvė, bet tiek, kad kišo galvą į ledo kibirą prieš pasirodymą, kad bent kažkiek sugebėtų išeiti į sceną 18-mečiam pasirodyti. Tai jūs čia per 100-dienį, blemas. Manau, atspėčiau, kuris. Neblogai per 100-dienį biudžetą turėdavo. Žinok, pas mus Marė prasigyvenus. 12 šitų klasių, ten gal 10 ar 11 buvo, tai pas mus labai daug pas yra. Pas mus per 100-dienį koncertavo. Aš, ble. Kaip? 3 turėjom tokią grupę Kazino vadinosi. Ką tu veikėjai joje? Aš tekstus rašiau ir repuodavau, ir dainuodavau. Šitaip. Galima kur nors įrašą rasti. Jo, manau, kad yra bent porą kūrinių rasti. FTP. Ne, YouTube yra kažkas, gal net ir 100-dienio, tai daina. Ir dar kažkas. Galės tau numest. Galės tau numest. Turėk omeny, kad aš tekstų autorius. Ten dainavimas ir intonavimas ne mano, bet ant tekstų aš geras. O tai kokie jūsų santykiai su Aurimu Budraičiu? Mano santykiai su Aurimu Budraičiu? Nes jis irgi repuoja. Ką žinau, pagarbus, aš neturiu. Kendrikas Lamaras sudėjo. O, blemba. Aš tikiuosi, kad šitoj akistatai būčiau Kendrikas. Aš manau, kad būtų. Bet, šiaip tai, ką žinau, aš nieko neturiu prieš Aurimą, nieko neturiu už, aš jo turinio nevartoju, neskaitau, neklausau, aš pažįstu jį, sutikęs ranką paspausiu, manau, kad jis apie mane tą patį pasakytų, tai ką žinau. Ką tu? Tai man irgi kolegiški santykiai tiesiog. Rokas Pakėnas, kiek stumėt nuo Grūdako? Blemba, studijų laikais, kai dar vaikščiodavau į kultūrizmo paskaitas, kaip laisvą programą pasirinkęs, tai gal ten daugiausiai gal kokį 8 vieną kartą teko išstumti. Dabar tai ranką susilaužyčiau 40 stumdamas. Vakar kaip tik stumiau. 120? Ne, nestumiu dabar tiek, žinau. 8 vakar, bet kelis kartus dariau. O tai koks personal best, kai dar buvo? Esu virš 100 stumės, 110, man atrodo, kažkas tai tokio, bet matai, aš tai irgi neužsimdavau tuo, kad mums futbole nėra, kad labai reikėtų, vis tiek daugiau mes darydavom tos tokius sprokstamas netgi daugiau, kur, žinai, cik, kuo greičiau ten, pavyzdžiui, ore, pasiimi ten, ką žinau, su 40 gal kokiu darydom ir tokius zik, vis tiek reikia sprokstamas tos jėgos, jau, kad ten tas Grūdakas ten iššoktų, pažiūrėk, nematysi, labai futbolininkų jau ten vaikščiotų, žinai, su tokiais. Troidinį. Yra kai kurie, bet šiaip tai aš nespecializuoju. O ką tu, Marija, kiek paimdavai? Aš niekada nesu stūmęs taip, kad vieną kuo daugiau išstumčiau. Aš visada stumdavau tiek, kad aš galėčiau padaryti 8 kokius. Tai pas mane nebūdavo ten jokių įspūdingų skaičių. Aš pasakysiu, kad jaunystėje padarydavau 20 pristraukimų, dabar pusę pristraukimų. Ok. Arnas dar sako, tavo bei kolegų manimų, bet čia jaučiu Ervis tiesiog. Ar getros veikia kaip kompresinės kojinės? Ne. Tai va, Arnai, neveikia getros kaip kompresinės kojinės. Nežinau, kiek tai pakeis tavo gyvenimą. Apskritai, žinai, su tom getram, tai dabar yra ten, mataigi, visi pjaustosi, ten išsikirpinėja, ten kai kuriem ten per mažus, nori, kad nespaustų tų blauzdų, žinai, tai šiaip geriausia, tai dabar mačiau, kad, aišku, dabar jau pasikeitė, anksčiau tai mes kirpdavomgi
koinės dėdavomės, nes, pavyzdžiui, anksčiau tai būdavo jos tokios sintetinės pusiaužinai ir nėra labai malonius, tai mes nukirpdavom tą koinės dalį, palikdavom tik tai tą. Tai tu vis dar tą patį darai, kai Vencius atneša naujas. Jo, visą laiką, nes tiesiog aš ir pyksta paskui. Esu įpratęs, nes tu užsidėdada paprastas, tas normales medvilninės, geras koinės, kurios į bucą įkiši, jos neslidinėja, jos sugeria normaliai, nes tos, ta tokia, kaip sakyti, nenatūrali medžiaga, jinai ten plaukėja po tą bucą, žinai, ten. Grilišas tiesiog su koinim iš Pepko paprastom ateina ir... Tai bet irgi ten nusipirka už tiesiog 100% medvilnės svarbiausia. Daktaro Hauso koinės. O, blemba. Wow. Svarbiausia, kad būtų 100% medvilnė. Čia yra pasaulio salės futbolo čempionatas, kuris vyko Lietuvoje. Neblogai. Ką tu? Aš labai paprastai. Juodas. Neišsiskiriantis. Aišku. Ir ką, kodėl futbole yra labiau pasitikima jaunimu nei krepšinėje? Audrius turi klausimą tokį. Tai žiūrint apie kokį mes krepšinį jaučiu, kalbam. kad jisai žiūri į Eurolygą ir ten nemato jaunuolių, bet pasižiūri į kokią Premier lygą Anglijos ir ten mato Arsenalę. Žiauriai paprasta sakyti. Tie tavo jaunuoliai, kurie galėtų ir gal turėtų žaisti Eurolygoje, žaidžia NCAA arba NBA. O Eurolygoje visiems reikia rezultatų čia ir dabar. Jaunų žaidėjų auginimas futbole tau gali atverti įvairių galimybių užsidirbti. Užauginti žvaigždę, iš kurios tu paskui pasidarysi savo, nežinau, vos ne gal treniruočių bazę pasistatysi tą vieną žaidėją pardavęs. Europoje grąža yra beveik nulinė. Už jauno žaidėjo užauginimą, paruošimą, kuris išeis paskui draftą, arba Kauno Žalgiris Roką Jakubaitį Barcelonai parduos už Pringles pakelį. Tai klubo vadovai, ypač tų mes kalbam apie Eurolygą, licenzijos klubus, jie mato, kad jiem visada reikia pergalių. Avansų jauniems žaidėjams minučių duoti neapsimoka, auginti jaunimą neapsimoka, investuoti tai neapsimoka, kai kurie klubai net neturi akademijų, ten koks Milanas, Efesas, neturi net jaunimo sistemos jokios normalios, jiems to nereikia, pasirašai 12 kontraktų ir eini žaisti. 7 amerikiečiai, 3 veteranai europiečiai ir važiuojam. Tai tokia realybė, bet jaunų žaidėjus, jeigu tu nori matyti kaip augina, tai... Žiūrėk, NBA, Atlantos Hawks pasidraftina Zakarį Zašerą, prancūzą, ir pirmus metus žino, kad nieko nelaimėsim, bet tas mūsų Zašeras žais 30 minučių, kad tobulėtų. Matas Buzelis Čikagoje išmainių Zaką Laviną, dabar gauna minučių, starto penketę, gauna žaidimą, gauna kamuolį į rankas, Čikagai pergalių nereikia, spaudimo nėra, svarbu tik tai tobulėk. Eurolygoje taip nebus, nes dabar ten Berlyno Alba dugne trinasi, bet augintų kokie 18 metį ir kam tai būtų įdomu. Esi teisus. Tai Vembanyama, kodėl išėjo iš Eurolygos? O nafik jam žaistų Eurolygoje. Sužrakintas pirmas šaukimas, kam jam ten draskytis kažkokia Eurolygoje, pasiema Metropolitans, vienas rungtynės į savaitę ir ruošiasi draftam. Jo, dar Markas klausė, kokia nuomonė ekspertai, kaip toliai eis United Europos lygoje, tai tikiuosi, kad neis. United Europos lygoj. Eis grįžt, seni geri laikai. Titulas bus iškovotas. Ne, šiaip tai ką žinau, ten visko gali būti Europos. Visko gali būti, bet aš tai dabar žiūrėdamas, kaip jie prieš visus žaidžia sunkiai, aš nematau, kad jie galėtų per visą playoffą perėti pergalingai. Manau, daug sėkmės tam reikėtų, bet man tai netrodo ir visiškai neįmanoma. Nėra neįmanoma, aš sutinku. Bus matyti. Ir paskutinis Donatas sako, papasakokit apie studijas Ispanijoje, sunkumus ir ką darytumėt kitaip, sunkumų ten tikrai. Ką darytum kitaip? Daryčiau irgi nieko kitaip, tai jeigu tik turit galimybę, tai važiuokit siestą ir fiestą, pusę metų garantuota yra. Gerai skamba. Knygos ne vienos nebuvau atsiverti. Per tos pusę metų ir labai paprastai išsilaikiau visus nieko nedarytum kitaip, viskas būtų taip pat. Viskas būtų lygiai. Kartotum viską, žingsnis po žingsnio, ne? Viskas taip pat. O vat, aš pasakysiu dar už pabaigai grįžtant prie Super Bowlo. Patarimas Kansas City Chiefs komandai iš eksperto, kitaip būčiau žaidęs. Aš kitaip būčiau žaidęs. Čia irgi manau, kad yra visiškai gera įžvalga. Tokia teisinga pabaigai. Aš kitaip būčiau žaidęs, ten kitaip reikėjo, akivaizdžiai, ne taip žaidė, kaip reikėjo. Beje, dar grįžtant prie Super Bowlo, tai mačiau labai nemažai tokių vietinių amerikiečių Vox Populi, kurie aiškino, kad Super Bowlas yra daug svarbesnis pasaulio įvykis nei pasaulio čempionato finalas. Bet žinai, aš galvoju, kad jeigu dabar nueitum kur nors Indijoje gatvėse žmonių pakalbinti, tai tau sakytų, kad turbūt kriketo finalas prieš
Pakistanoje yra svarbiausias renginys, tai čia tas toks, siauros matymas, nors ten paskui atsakymai amerikiečiam labai akivaizdus yra žiūrimumo pasaulio taurės finalo ir Super Bowlo, ten kažkas, mačiau, įmetė Lukaso Vaskėso Instagramo sekėjų skaičių ir palygino, kad Lukas Vaskėsas daugiau turi sekėjų nei Chiefs Instagram. Tai ir Eagles irgi, ir tuos lenkia. Tai aš dar mačiau, kas čia buvo, kad palygino, kad, aišku, čia žiūrovus, tai žinai, stadiono jau kiekis, bet kad 2019, kai žaidė Portsmouthas su Sunderlandu, ten toj tauriai 85 000 žiūrovų 2019 buvo, Super Bowl'e 65 000 žiūrovų. Bet čia gal ir... Čia jau, aišku, stadiono dydis, bet... Jeigu Super Bowlas vyktų Wembley'e, tai pilnas Wembley'is būtų. Irgi. Taip. Gerai, vyručiai, uždarom, susitiksim kitą savaitę, ačiū, kad buvote ir ačiū, kad būsit. Iki. Top Sport, Top Sport, Top Sport, Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.